po Crystal Palace Brightone buvau. Sako, rinktinė čia mūsų tokių metų nieks dar nežaidžia rinktinėse, kai grįši pasirašysim kontraktą tą 2 metų. Vilmas sako, mes tave parduosim į Lenkiją. Aš sakau, jeigu aš galėčiau visą tiesą pasakyti, kaip iš tikrųjų buvo, labai pasikeistų visas tas, kol laimim, ta prasme, man tie apdovanojimai asmeniškai, tai nelabai rūpi. Priemu tavo iššūkį, tik nežinau, kur susimatom pažaisti. Let's go. Sakėt man čia sėdintys, kad prieš 2 mėnesius filmavom, bet iš tikrųjų patikrinau, tai jau 3 mėnesiai prabėgo. Kauno Žalgirio tinklalaidė, Kauno Žalgirio DNR apie Lietuvos čempionų futbolo klubą. Šiandien studijoje po 3 mėnesių pertraukos Nedas Rupšys, aš Lukas Gintautas, už kadro Arnas Franskevičius, kurio vis dar nematome, kadangi tinklalaidės su Pavlovičium ir Benžaibu žadėtų peržiūrų nesurinko. Ir mūsų svečias šiandien žalgirietis Motiejus Burba. Sveiki. Motiejau, toks jau irgi klausimas, kurį dažnai užduodam svečiam. Klausiau to ir prieš tinklalaidę. Pirmas kartas, ar ne, tokiam formate. Tai kaip jautiesi? Jo, pirmas kartas, daug tenka stebėti tokių panašių dalykų, bet pačiam neteko dar sudalyvauti, tai labai smagu, jaudinos ir daugiau nei prieš varžybas. Turbūt matei, kiek žiūrovai klausimų paliko, tai čia tik tai dalis, nes dar yra ir istorijose, kurių nematei. Ne, pažiūrėjau į tos klausimus, tai bus smagu atsakyti. Yra ir tikrai gerų, žinok, ja. kur gausi ir pafilosofuoti ir patys didžiausi kozeriai šiai buvo Instagramo story prie Plaino. Ne. Tai tu nematei tikrai. Ne. Neparodėt. Gerai, prie klausimų pereisim. Va, Nedas daro gerą darbą. Time out Žalgiris. Kavytė prie Žalgirio arenos baseino įsikūrusi kavinė. Kaip jau įprasta mūsų tinklalaidėje pasirūpina mūsų gerovę ir energiją. Kaštavojam? Ką kaštavojam, Matėjau? Juoda, kapučino, latte. Kapučino. Juodos, tai ne, šans. Ką turit prieš juodą kavą? Kelias susintelis subrendęs, čia be pieno kava gerai. Nu vyras visgi. Tai plus 30. Ne veltui vyriausias žmogus. Artėja. Užsiminėt apie amžių. Jum nėra, čia klausimas dar ne Motiejui, prie Motiejaus klausimų prieisim, bet Nedui, Arnui, jum neatrodo, Motiejui yra 22. Jum neatrodo, kad A lygoje jis jau kokį 15 metų žaidžia. Tai visiškai. Kalbėjom irgi dar prieš Motiejų atvykstant ir blemba, tik pats 16, ne, padebitavai, man tuo metu buvo 21. Tai skaityk jaučias, kokių 29. Pats jau toj palėkingas buvo vakarą porą draugų atvažiavę, tai kažką kalbėjom, tai kaip tik 140 varžybų lygoje. Vieną lygą čia, ne? Jo. Nusolit, kai 22 metų. Per 18 klubų visai normaliai. A, esi suskaičiavęs 18 klubų? Ne, yra. Ne, nėra tiek. Ne, aš galvoju, čia su e-sportu gal dar va. Ne, bet iš tikrųjų įspūdingi skaičiai. Mes čia, žinai, Kauno Žalgirį turim tokią tradiciją, kad jau kai mūsų klube sužaidžia ten 100, 105, 200 rungtynių, įteikiam irgi marškinėlius, tokius jau atminimo, bet grinai apie top lygą kalbant, ten taurių, čempionų lygos atrankų, kitų atrankų europinių neskaičiuojam. Tai nublemba, iš tikrųjų nėra net daug tokių žaidėjų mūsų komandai, kurie būtų tiek rungtynių sužaidę. Ten aišku, Deividas Mikelionis, Gratas Irgedas iš tų, sakykime, senbuvių. Yra, aišku, kitų, kurie už kitus klubus yra surinkę tą rungtynių skaičių, bet tavo skaičius šiaip lygoje būnant 22, tai įspūdingas. Na, nelabai jau komandos jaunuolių pavadinsi, ne? Ne, tai vis tiek, kas renka kamuolius, aš renku kamuolius. Tai. Bet čia pas mus, kai tuos jaunuolius pavadini, tai pavyzdžiui, Valtui 25, jisai komandai 4-5 jauniausias. Tai pagalvoju, tokia experience komanda mūsų. Tai tas ir yra šiaip statistiškai jau 2 metai iš eilės, kai Kauno Žalgiris yra
vyriausia lygos komanda pagal vidurkį. Tai tu ar ne, Joris Aliukonis, Tautvydas Burdzilauskas, jūs esat tas jau atskiras segmentas. Ecka jau grįžęs irgi jau į darbus kimba ir tada Valdas. Tai nežinau, aš įsivaizduoju kažkokios, bent jau taip stebint, kažkokios atskirties tai tikrai nėra. Ne, visi savi, ta prasme, ar tiek lietuviai, tiek užsieniečiai, prasme, tikrai smagu, kur esu dabar. Davis Ikauniekas apie Skonto pasakojo, sakei, Bayeris visai geras gavosi, papasakok. Ne, tai čia dabar su Fede, jisai dabar 2 mėnesius nesustojo kiekvieną rytą, sako, vakar varžybos aptarėjau prieš Barsą, 3-2 gavom, bet įmušiau ten 2, ten. Žodžiu, Skonto 99 Davis čia pasako, prieš Barsą pralaimėjo 2-3, o po to su Chelsea 1-1 sužaidė. Ir mes visi žengėm, sakom, ką tu čia. Nuėjom pasižiūrėjom, tai Fede ten po to prikūrė per ChatGPT nuotrauką. Taip buvo apsikabinę, čia 1-1 tokia ta šviesinantė. Ir po to pasakė, kad va čia Davis, čia va, aš kaip tik traumą apturėjęs buvau, Fede čia pasakė, aš va traumą apturėjęs buvau, tai pakvietėm šitą jaunuolį, čia paprašė su manim nusifotkinti. Bet kodėl Davis tą pasakojo, jis kažkuo buvo susijęs su tom rungtynėm, kamuolius gal kokius padavinėjo kažką? Ne, čia tiesiog, kad apie Latviją kažką pasakyti. Šiaip Davis yra vienas iš tų, kur pastoviai ginčijasi ir sako, kad šaltibarščiai yra latviškas patiekalas. Tai paskutinį kartą, kai kažką pasakė, tai mes ant jo užvarėm, visi lietuviai, tai baigė. Spaudimo gavo, ne? Tai jis jums sako, kad šaltibarščiai daug skanesni su daktariška dešra, ar ne? Ne, jis tiesiog sako, kad šaltibarščiai Latvijos tikrai kažką jis apie estus dar pradeda, kad, žodžiai, Lietuva paskutinė vieta, bet tai. Šitas kaip blogai skamba. Aplamai su Daviu yra atskira, kaip pasakyti, darbo etika, su juo pats matai, kaip filmuoti sekas. Ateini pafilmuoti Motiejus ten op, Davis. Stop. Bet žinai, čia tokie žmonės, bet aš, kai su Daviu leidžiu laiko kiekvieną dieną, ten varom pietų pavalgyti, tai jos kažkaip nei keliasi kažką, tarkim, nesakau, kad tu čia turi keltis, ten tarkim po varžybų ar po treniruotis nuotraukų, bet jau jis kažkaip. Aš tai nemanau, kad jis ant rimto tuos visokius, nenori tų filmavimų, aš manau, kad jis čia taip tiesiog aš irgi čia išreiškia, nes dažniausiai būna, kur tipo nefotkink, ir už valandos įsimeta tą nuotrauką. Davis yra šito tipo žmogus. Bet senas jau. Kodėl niekas toks Instagramą yra? Kas? Neklausėt, nežinai. Dafons, matus. Ne, šito nežinau. Šiaip yra labai didelis skirtumas, jisaigi turi brolį RFS, kur žaidžia Janis. Tai 2 skirtingi dalykai. Janis ten belekoks aktyvus Instagram'e, ten mes įsikeliam, ką nors su Daviu, laikina, šerina, komentuoja, Davis pats nieko. Bet smagu šiaip, nes kai, sakau, nuvažiuojam kokių pietų ir to pačiu RFS žaidžia, tai įsijungęs labai palaiko savo brolį, tai ten papasako šiaip apie tą brolį, koks profesionalas, ten pirko tos visus kursus, kur Hoffmanas, kur skrendi pas jį ir ten į tą kalną kopi, tik su triusikais ir pirštin, ten, kai būna po treniruočių ar varžybų, kokių reikia į ledo vonę. Tai mums ten 6 minutės beros reikia išbūti, tai jis ten 10-15 būna. Jo, ir aš matau, jisai keldavas irgi pas savai saušalus, su batais visais Hoffmanais panašiai. Yeah. Irgi matęs. Tai ten. Bet sakau, tas ryšys tai smagu, kai tai broliai yra. Neužkabino irgi, kad įsigytos kursus. Ne. Gerai, Motiejau, šiaip pats esi Vilnietis, dabar persikėlė į Kauną, teko, kaip ir minėjai, 18 top lygos komandų pabūti jau, daug kur pagyvenai, ir Marijampolė, ir Kėdainiai, ir Telšiai. Tai kaip tas gyvenimas Kaune? Jau skaityk, artėjai prie pusmečio beveik, 5 mėnesiai nuo sausio, jeigu skaičiuojant, tai kaip tas Kaunas? Ne, išties puikiai, nes kaip ir minėjau, su Daviu, kiekvieną dieną einam ar papietaut, ar kavos atsigert, einam į tas pačias turbūt vietas, bet tų vietų irgi pilna ir
Nežinau, aš kai Vilniui tiek daug laiko pabuvęs, gal, nu taip negražiai gal atsibodė, bet Kaune atrodo, ta Laisvės alėja eini, niekur nesibaigia, ta prasme iš ties smagu. O jeigu kažką su klubu, tai sąlygos irgi puikios. Dabar pasistatėm džime dartų lentą. Tai aš mačiau pasalginu jau aną dieną ir tam jo sandėliukę, žiūriu dartų lentą guli, sakau, iš kur čia? Tai Motiejus, sako, atsineša mėtoje čia. Čia tavo iniciatyva buvo? Jo, tai prieš treniruotę ir po. Nu šiaip, žinai, kai atvyksti į tą naują miestą, vis laiką tas, kaip išsireiškus angliškai, excitement, žinai. Nu gal kažkiek padėjo, kai būdavo kokios jaunimo rinktinės, nu labiau jau su 21, kai jau pradėjo gyventi hotelį Radisone, tai kažkaip ta Lėja prisimda ir panašiai, tai atrodo, nu negaliu sakyti, kad dabar pažįstu tas vietas labai, bet gal tas va padėjo. Bet čia rinktinėse tai tokia jau visiška klasika. Žinau, kad jeigu yra rinktinė ar nacionalinė ar jaunimo, vakare išeik į Laisvės alėją ir būreliais su rinktinės rūbais visi vaikštinėja. Bet užsiminėjai, vėl grįžkim prie mūsų Latviuko Davis. Aš pastebėjau, kad jau nuo pat atvykimo tiek tavo, tiek Davio, jau kai Turkiją išvykom, jūs tarp jūsų vis laik tas, ne, kažkaip ryšys ir buvo prasidėjęs, nes kiek eidavom ten, nežinau, paplūdimi praseit ar dar kažkur, jūs taip dviese tą ryšį kartu dažniausiai ir palaikydavot, tai jūs iš kažkur anksčiau gal pažįstami buvot, ar kaip, nes amžiaus grupės kaip ir skirtingo, žinai, bet ta komunikacija... Aš neprisimenu, kaip viskas gavo, koks pirmas pokalbis buvo. Aš galbūt atsimenu, kai buvo pirma vakarienė mūsų čia va kaip klubo, ir dar nebuvo paskelbta, kad Davis atvažiuoja ir Jukis. Ir mes einam čia link arenos ir žiūriu Jukis ir Davis, pasisveikinau. Po to pagalvojau, pala. Kažkaip tiesiog Davė, tai tarkim, nu, žiūrėdavai vis tiek, kai žaisdavo lygoj, tai žinodavai, bet sakau, net nežinau kodėl, bet kažkaip taip gavos, bet labai smagu. Patraukė tiesiog šilumą. Užsimeniai dar apie tuos dartus. Tai kas komandoje arčiausiai Labanausko? Aš ir norėčiau Labanauską pakvies, kad apsilankytų kažkada pas mus treniruoti. Nes buvo Littleris į Anglijos rinktinę atvažiavęs, tai galėtų pas mus dabar Labanauskas atvažiuoti. Po manęs nugalva Davis, Joris, bet šiaip nieks atrodo nesidomėdavo tais dartais, bet atsinešėm lentą, tai visi dabar žaidžia. Bet su Joriu tai sakai 2 metrų. Tai jisai, kai reikia taip šonu ir jisai, kai tai padaro, tai kiek ten metras lieka iki tos lentos. Bet lošit jau su normaliom taisyklėm ten, su visais tais susidarimais, ir žaidžia, bet po mūsų žaidžia visą laik treneris, Eivinas ir Rimka. Ir iš pietų visą laik žaidžia, bet jie nežaidžia su tais double, kad susidaryt. Bet ten būna veiksmo, būna. Dabar galvoju, man atrodo, Edgaras Ulanovas irgi krepšinį. Tai dabar čia neseniai, ne, pasileido dabar. Filmavęs su... Tai aš dabar mačiau Butkė su Ulė, lėktuvus mėtė. Ulė su Butkė, mėtė bare 11. Nu, matai, Kaune populiaru čia. Jo, aš mačiau, kai buvo įsikėlę. Tai gal tas ir užkabliavo? Ne, bet iškart aš nusinčiau Joriui ir jis kažkaip buvo nepažiūrėjęs, jis man buvo irgi tada atsiuntęs. Ir kažkaip pažengėm, kad reikėtų, jo. Šiaip tu Anglijoje esi nemažai gyvenęs ir futbolą žaidęs, nu ir ten visoje Jungtiniai karalystėje labai populiaru yra šitas. Tai čia gal iš tada esi užsikabinęs ar jau vėliau čia Lietuvoje gyvenant kažkada? Kiek man buvo Anglijoje, buvau, kaip man praėjo mėnesį, tada suėjo 12 metų, tai aš apie tas dartus nei girdėjęs buvau, nei ką. Bet dabar, kai pažįsti porą draugų, tai jo, ten pas juos labai... kas kokį į barą, į pubą, pažaidė pubą, ten išgeria lau, žiūri tada kokias varžybas arba dvarai varžybas. Nu, bet tada net nebuvau girdėjęs nei kartą. Šiaip kosmiškas palaikymas tuose čempionatuose dar tas jau žiauriai norėčiau. Man yra bucket listas nuvažiuoti. Ten šauna tą bum, visas. O tai nematėt vakar, kai Coventry pateko į Premier Lygą ir tas Stevenas Buntingas. Aš nemačiau. Ir yra toks sakinukais ir jisai I'm bulletproof ir jis taip eina visą laiką tai. Tai pasileido jo tą dainą
ir visi žaidėjai tiesiog dainuoja ir tas įėjo. Aš nesupratau, ar ten buvo planuota, nu aišku, jeigu jis atvažiavo. Bet ten jie daro nemažai, su Šyranu yra buvę, kad irgi dainuoja, visi ten ir įeina Šyranas. Dabar galvoju, kas dar buvo. Dar kažkas irgi iš tų jau Anglijos atlikėjų irgi buvo jie per jų dainas. O Buntingas, tai jo, jis tai ten anam pasaulio čempė, man atrodo, ten belekai parė ir užsikūrė. Pereikim dar prie to apsipratimo Kaune. Mes taip čia dabar net ir juokavom, kad tarkim, Arnui, pirmas interakcionas su tavim buvo, nu, netiesioginis, bet kai jau būdamas Kretoj berods atostogavoje, ne? Atsiuntėjai tą tokį pasisveikinimą. Ja. Sakom, blemba, toks, atrodo, visiškai be excitemento, tokio akmeninių veidų. Kas nematėt, buvo... Tai mes uždėsim. Matėjus Burba. Labai džiaugiuosi prisijungęs prie Žalgirio Kauno. Man toks labai džiaugiasi man toks jausmas buvo, kad mes nepasirašėm, to paėmė Mykai. Bet tai, kad jokingiausia, aš kiek, aš nedaisunčiau. Man. Tai jo, tai aš 5 dienas verčiaus prisifilmuoti, nes ne dėl to, kad Ingora kažką, nu žinai, suprantu tą puikiai. Ten dar išeidom, kiekvieną buvom su tokiais broliais mantiniais, draugais, tai... Futbolininkai. Jo, jie mane filmavo, tada aš pats. Tada bandom pagauti kažkokią gerą vietą, nu ne tai, kad čia parodyti, kad aš atoks, bet tiesiog, ir galvoju, pagaliau nusiunčiu, rašo, sveikas, tai nebereikia. Man kažkaip, aš nežinau, kažkaip man gėda tokius dalykus daryti, nu, prasme, man labai smagu, ta prasme, kur aš esu ir panašiai, bet kažkaip, ir čia, pavyzdžiui, gal kai žmonės sako, va, ten futbolininkai interviu, jiem čia turbūt, va, prieš kameras. Bet nėra taip smagu, kaip atrodo. Bet šiaip, tu prasme, jeigu jūs taip žiūrint, kai mes tave pasikvietėm į rungtynės, tą aktyvaciją pamenė. Žalgirio arenai. Jo, šitas buvo dar baisiau negu tas video klausimas. Na jo, tai ten tai. Aš atsimenu, atsisėdu ir sakau, nesileketas dar buvo Rokas. Ir sakau, tau Lukas rašė, žongliruosi turi kamuolį, ne? Rokas taip atsisėdo. Ką sako? Ir Rokas turi tą tokį juoką, tokį kaip bahūrą, kad tu čia. Sakau, tau nesakė? Sako, ne. Sakau, aha. Ir blogiausia, ne juokingiausia buvo, kai įėjom į tą areną ir sako, naujas Kauno Žalgirio futbolininkas Matėjus Burba. Ir aš, nu nežinau, iš intuicijos kažkaip paplojau. Ir nieks neplojo. Ir aš nesupratau, ar aš gal per tą, kad žiauriai jaudinos ir gal negirdėjau. Nu ir žodžiu. Čia kas nepagauna, čia Žalgirio Eurolygos rungtynėse visas veiksmas buvo ir per pertrauką turėjai žongliruot kamuolį. Ir galvojau, žongliruos kokius ten 10, nu tai paimsi 1, 2, 3, 4 ir ant kokį 9, žinai, ir žongliravo 3, nu aš tada turėjau daugiau. Ir taip prieinu ir taip tyliai jausi, sakau, gal galima atiduoti, nu vis tiek taigi gražu, nu taigi man tai nereikia, tai jau geriau va. Ir svarbiausia, tai pasėmė tą mikrofoną, tas pakurėjo Žalgirio, nes taip tiesiai į tą, kai tuo metu sakau, ir visi girdėjo. Ir po to aš atsisėdau ir buvo gal per pertrauką. Ir žiūri tą telefoną taip kažkaip iš to adrenalino, taip rankas biškai dreba. Pasižiūrėjau kokią 4 kėlinio pradžią, net nesupratau, kas vyksta. Bet buvo labai smagu. Čia paaiškinimų žiūrovom buvo tas, kad turėjai daugiau išmušinėti, ta prasme, nenumetus ant žemės kamuolio, kad gautum mūsų sezono abonementą. Tai už Motėjo daugiau turėjai išmušinėti, tai Motėjos padovanojo tiesiog abonementą tam fanui. Tai šiaip atrodė, kad jaudinais, atrodo, kad jau tada aš atsimenu atėjau, kai tavęs pirmą kėlinį pasakiau ir atrodo toks, tada supratai, atrodo iš akių, kad reikės čia kažką daryti prieš visus žmonės. Bet palyginus nuo to pirmo selfio iš Kretos ir dabar, jau tiek jau patirties įgūdės, per kiek čia praėjau 5 mėnuo eina, ne, kai prisijungęs esi. Tai jau kažkaip prieš kameras atidirbta. Tai aš net norėjau, linko aš lenkiau, kai pradėjau apie tą video, kad tam video toks, žinai, be emocijų atrodo, kaip sako Arnas, atrodo įkaitų paimtas. Ir šiaip stebint per tuos kelis mėnesius tavo transformaciją komandui. Tom pirmom dienom irgi dar toks gal, kaip sakyt, nedrasus, toks
Nu jo, gal toks visiškai, ar ne? neapsipratęs. Jo, gal. o dabar va, tas apsipratimas, nu, tai tave net kiekvieną dieną treniruotį matant, nu, visai su kita emocija, su kita energija, eini, tai nu, jauti tą pokytį savyje turbūt irgi. Na jo, manau, kad prisideda ir šitą didelę organizaciją vis tiek, kiek čia yra dalykų, va, kur vyksta už aikštės ribų, tai gal dėl to reikia apsiprasti, bet jo, žinau, dabar liktais viskas gerai. Na vis tiek, manau, natūraliai, vieniem, žinai, kiti iš savęs yra ekstravertai kažkokie ir atvyksta į tą vietą ir jau gali iš karto iššokti šitą visą bačką, o kitiem vis tiek irgi pritrūkti, reikia laiko kažkokio atsirišimai ir panašiai. Tai natūra visiška. Kuris tau komandos draugas labiausiai į kameras tinka? Mes savo favoritus čia turim irgi komunikacijos skyriui, sakykim, žinom jau, kad jeigu kažko reikia, nu tai šitam duok, šitas tikrai padarys idealiai, šitam geriau gal neduot. Ne, tai Fede. Ne, Rokas. Rokas labai gerai daro viską. Nu, Rokšė jo. Fede, Rokas, iš užsieniečių, Aminas, Damienas, bet kuriam duok, žinai, kad bus rezultatas. Man patinka Rokščiai, kai duodi telefoną kokį. Ir manau, čia tiek, vat, ir Viltės sėdi visą laiką eina, ir Lukas pas Roką kažką duot nusifilmuoti. Taigi pasižiūri galerijai, jisai pasijungia tą kamerą ir iš pradžių šypsenikė tokia. Ir tada pradeda. Ir tą žengą. Ok. Buvom užsiminę apie Jungtinę karalystę, futbolo pagrindų, sakykime, nu ne visiškai pagrindų, bet mokėsi ir Crystal Palace sistemoje. Tai kaip neradau tos informacijos internete konkrečiai, vienas buvo interviu apie tavo laiką Anglijoje, tai ten įžanga į tą interviu buvo tiesiog tokia, kad tavo tėtis sugalvojo, kad tau geriausiai bus tobulėti Anglijoje, susirinko šeimą ir emigravot. Tam laikui. Tai kaip buvo iš tikrųjų ir kokie buvo? Taip ir gavosi, nes aš nežinau, bijau sumeluot, bet kažką grįžom namo kažkokios treniruotės ar kažką dar, kai, sakau, ten buvo 11 metų, 12 metų Anglijoje gimtadienį švenčiau ir kad reikėjo rašyti draugam ir panašiai, kad išvažiuoju. O ten mėnesius koks buvo belikęs, nu ką, ir nuvažiavom. Pradžiai gyvenom ten pas tokius draugus, nes vis tiek ten kol susirasiu, kur ką gyvent, kad padėti, ir po to nuvažiavom į vieną miestą tokį Sunday lygos, tam Bridgevelis buvo, ir kažkaip per ar skelbimus, laikraščius, ar nežinau kaip tėtis surado kažkokią komandėlę, nu kad va, tą futbolą. Ir jokingiausia, kad dar vėlam 10 minučių tas varžybas. Ten tokia Sunday lygų vaikų, bet aš nežinau, žaidėm tas varžybas ir pirmą kartą varžybas ale tokio lygio ir tokiuose metuose atėjo skautas, Crystal Palace skautas. Ir tose varžybose, atsimenu, pavyko metę autą ir prasileidau ant kokių 16 ir buvau nugarai vartus, tai pasiėmu taip su kulniuku mušiau. Nu ir kaip tik tas skautas buvo ir į 9 tiesiai ir po to varžybų kažką susikalbėjom ir taip prasidėjo ta Crystal Palace. Bet dabar kaip, ta prasme, rado skelbimą, kad vyks rungtynės, ten tiesiog atvariai ir žaidėjai be jokių... Jo, ten kažkaip paskambinai, ten pasakei poziciją, kažkas tokio, man atrodo, aš dabar neprisiminsiu. Tai tuose rungtynėse buvai Burbinio? Žuo, ten, Oliveira. O po to prasidėjo Crystal Palace etapas. Bet aš buvau Crystal Palace 1,5 metų, bet aš buvau 1,5 metų peržiūroj. Aš skaičiau tą tavo interviu, kad ten tu neturėjai nei sutarties, nei, nu, ta prasme, visiškai jokių dokumentų. Tu galėjai kažkaip, aš nežinau, ar čia būtent tuo metu, ar čia taip Anglijoje viskas vyksta, kad gali daugiausiai peržiūrai būtų 1,5 metų. Čia aš labai ilgas laikas, kaip pagalvoju, bet jeigu taip sakė, tai... Ir po 1,5 metų visą laik gali 3 kartus prailgint, nu tai aš tiek ir pravau, o negavau tų popierių. Nes ten tų international clearance, kai atvažiuoji, kai esi užsienietis į Angliją, nes būna, kad ir kokie Premier lygos klubai visą laik, žinau, Brightoną, prisimenu, įsikelia kažkokį žaidėją, nusipirko ir ten rašo dėl international clearance, ten kada pasirašys, tada ir oficialiai galės ten žaisti.
Bet ten pas mus, nežinau, kokia ten buvo iš tiesų situacija, reikėtų tėvų gal daug klausti, bet ten turėdai nusiųsti, kur gyveni, savo adresą, ten, nežinau, prūvo adresą nusinti, blogai netinka, jūs čia negyvenat. Va tokie prasidėdavo ten. Čia su tais, ką minėjai, kad ir klubai turėdavo problemų, tai Football Managerį žaidžiant, jeigu Anglijai žaidži ir ten kokį braziliuką jauną pasiemi, va šitas irgi visą laiką būdavo, ten darbo leidimas gyventi. Ir dar yra kažkoks limitas. Nežinau, ar Premier lygo ar ne, bet ten, tarkim, žemesnėse lygose, tai irgi kažkas 3 ar 4 gali. Tai nežinau, neįsivaizduoju, kaip ten kas vyksta. O po to prasidėjo peržiūrų maratonas. Visur ten ir po kokius League 2, League 1, nuo akademijų klubus. Po Crystal Palace Brightone buvau į tokį derbį. Bet ten irgi turbūt labai liūdnai pasibaigė, nes sakė, kad 4 savaitės truks peržiūra, praėjo 3 ir tada pakvietė U17 rinktinę. Ir sako, rinktinė, čia mūsų tokių metų nieks dar nežaidžia rinktinėse, tai labai smagu, kai grįši, pasirašysim kontraktą tą 2 metų, tai tenka esi nuo U14 ir iki U16 gali gauti jau pinigus, ten ir mokykla suderinta bus, žodžiu, jau patampi tuo profesionaliu futbolininku nuo tiek mažens. Tai aš atsimenu, atvažiuoju į rinktinę atskridęs ir ten būdavo visą laiką su treneriais pokalbis toks prieš, kaip ten, kiek žaidėjų, nes nebūdavo ten tos informacijos. Aš ten visas iššiepęs, ten su Brightonu pasirašysiu, ten tą. Ir praėjo 2 savaitės rinktinė, kai buvo, grįžtu. Ten atsimenu ir tėvai pasipuošę buvo, taip nebūdavo dažnai, nes visą laiką tėvai šiaip kiek atidavė, tai ypač to Anglijoje, kai reikėdavo ten dirbti dieną, naktį, kad tik žaisti futbolą. Tai tuo labai liūdna, nes atvažiavome tos varžybos ir nežaidžiau, nei minutės. O žaidėm prieš Fulhamą, tada Harvey Elliotas žaidė. Ir pagalvojau, gerai, nežaidžiau, vis tiek, šiandien, ypatinga diena, ten atsimenu kažkokį tėvai, gal ir staliuką buvo sakę kažkur, užeinam į tą ofisą pas tą, ten turbūt akademijos direktorių ir sako, tai tikrai labai geras žaidėjas, viskas patiko, bet nepasirašysim kontraktą. Tai likom iki tos dienos nesupratę, nežinau, aišku, tų vaikų ten būdavo pilna ir tų anglų, tai turbūt geriau pasimti anglą tuo metu, tai ten, kai sėdėjom toj kavinėje, tai ten tų ašarų buvo, ta prasme, likom nieko nesupratę ir visą laiką būdavo tas, kad tu geras, nes aš tikrai neaukštinu, bet į bet kokią peržą nuvažiuodavai, ten vienos varžybos. Ir įmuši tų įvarčių ir ten tų asistų pridalini ir viskas labai super, paskambinsim. Taip, mes atsimenu, vos ne paskutiniais metais su tėčiu turėdom tą bairį, kad kažką pasakai, ar pats susiskambini su tėčiu ir sakai, tai gerai, jo, sūnau, susiskambinsim ir žvengiam, kad niekada, tarsi net ir nesuprasdavau, nes, nežinau, tiek futbole, tiek gyvenime galėtų tiesiog, jau taip tiesiai šviesiai, tiesiog nenorim, nereikalingas, gal kito tipo. Nesudarytų kažkokių lūkesčių. Jo, tą porą dienuolę, kaip čia sakant, paverktum, bet tai, o po to vis laukia ir... Dar užsiminiai apie tėvų tą palaikymą. Aš šiandien prieš šitą tinklalaidę dar galvoju, eisiu kokių perliukų paieškosiu pas tave feede. Ir nuėjau iki pat, nežinau, gal 12, kokių 11, kai tenais tavo highlightčiukai dominavo, tai ir 8% feedo buvo tavo tėčio įkelti visokie tavo momentai geriausi, nuotraukos, įvarčiai, asistai ir visi tie dalykai, tai kaip suprantu, tėtis visada ir visur būdavo šalia ir būdavo tas pagrindinis palaikytojas. Jo, ir filmuodavo. Pats filmuodavo, ne? Jo, aišku, su telefonu, bet viską YouTube'ą keldavo. O tai tiek tėtis, tiek mama, bet mama labai
tėtis nenorėdavo su mama būti, nes su mama per daug palaikydavo, tai ten būdavo visokių dalykų, bet ne. Teisėjų šią. Ja, būdavo tokių dalykų, bet, na, aišku, už savo sūnų, tai ką. Bet iš tikrųjų tas tėvų palaikymas, tai jo, sakau tą, kai kažkas paklausė, kaip tai Anglijos laikai, tai manau, kad smagu iš futbolo pusės, bet ką tėvam teko patirti, tai tikrai nenorėčiau grįžti. O paskui vis tiek jau buvai ten Vilniui ir Žaibas, ar ne, buvo pas Latožą, vėliau pas Grudzinską Žalgirietis ir tada jau išvyksti, ar ne, į Angliją. Koks buvo esminis skirtumas to futbolo? Nu vis tiek, ten jau visiška futbolo valstybė, ar ne, žaidžia visi nuo gimimo su kamoliu ir taip toliau, tai koks buvo tas pokytis persikėlus ten? Na, gal banaliai skambės, bet aišku aikštės, nes kai būdavo, tarkim, su U13 Crystal Palace ateini ir dar buvo labai juokinga, kad tuo metu Crystal Palace neturėjo akademijos, jokių bazių. Jie čia prieš kokius 3 metus pasistatė už 50 milijonų gal vieną akademiją, tik tai mes treniruodamas tokioj regbio aikšteliai, bet irgi kaip kilimas taip paklotas, tai aišku, visokie greičiai ir gal tokios asmenybės, su kokiais kai pabūni komandoje, anglai, škotais, jie vis tiek tokie nelabai geros personos, bet kažkaip visą laiką sutardavai, dar atsimenu, kai net kartais susijungdom ir kokį PlayStation'ų pažaisti, ta prasme, man tas ryšys tai būdavo labai svarbu, nes aš tai galiu su visais sutarti. Tai man norėtųsi, kad ir su dauguma tų sutarti, žmonių kitų. Liko kažkokie ryšiai su buvusiais komandos draugais iš tų laikų? Kad, tarkim, iš Crystal Palace, tai ne, aš, pavyzdžiui, sekam, tarkim, Instagram'e, bet ten kažką, kad taip susirašyt vos ne kas savaitę, atrodo, ką aš dabar rašysiu, nes tuo metu aš jų Instagram'ų nežinau, po to jau kai Lietuvą grįžau, kai buvo kokie 16 metų, tai tam pasifolin, bet tai ką dabar rašysiu, kas prisiminė, čia U13 žaidėm ten. Kai būna, kokie žmonės parašo jų debes braužą. Šiaip buvo dabar paskutiniuose rungtynėse, kad kai po rungtynių turim visą laiką pas vaikus eiti parašas ten padėti ir panašiai, žaidėjai. Ir Arnas, man atrodo, pasaka, kad prie tavęs nepriejo. Lukas stovėjo. Pakvieskit man Matėjų Burbą, esu žaidęs ir su juo ten jaunimo kažkokiam amžiui. U13 berods sakė. Ne, amžiaus gal nesakė. Pakvieskit Burbą, aš jam čia parašiau, aš su juo žaidęs. Aš po to mačiau tą žinutę. Ai, tai pavyko, nebuvo čia fake news. Ne. Bet jaučiu tokių buvę daug, tokių atvejų šiaip visai nemažai jo. Bet aš, kai dabar tą maikę reikia atiduoti, man tai tikrai negaila, bet ir kainuoja, ta prasme, bet man viskas okei, jeigu yra tai nuoširdžiai, kur, pavyzdžiui, tose varžybose tą plakatą nupiešė, tikrai, ir įdėjo darbo. O kai būna, tarkim, naglai kažkaip, nes buvo per rinktinę, atsimenu, jau baiginėjo, stebucai nėra, jie ten naujausi, tai paprašė vienas, kiekim, aš nežinau, 80 metų bucus atiduoti. Tai galvoju, kaip tik ant žolės gal už kokį 2-3 savaičių žaisim, tai nusipirksiu. Padaviau bucus jam vienus ir vaikai kokie 5 metais vyresni pavogė tos bucus. Iš karto? Tas po to atėjo į Kauno Žalgirio varžybos mūsų, sako, gal gali bucus duoti, nes pavogė iš manęs. Tai viskas yra gerai, ta prasme, ten tas ir fanų palaikymas, tai tikrai labai viskas smagu, bet iki kažkokio, nežinau, brūkšnio, kad nebūtų kažkas naglai, ten dabar paduodi vaikui bucus atima kitas, tai aš nesuprantu. Čia daug tokių... Apsaugas stiprinsim, to prasme, čia taip vyksta. Bet čia tokių, žinai, per visą pasaulį viral yra tų epizodų, žinai, iš abiejų pusių, kur kažkas pagavo ten, žinai, atidavė vaikui, kitas jo yra, kur ten atimė iš vaiko. Tai čia visam pasauliu tokių turbūt neišvengiami. Kalbant dar apie tuos pačius laikus iš Anglijos, buvo įsikėlęs vieną postą, Benteke out, Motiejus in. Ne, aš įsikėlęs, tėtas įsikėlęs. Ne, puikiai viskas matoma, žinau.
Ai, tau nerodo, nes šitėtis. Pameni šitą, ne, momentą. Ja. Tai šitoj nuotraukai įdėsim pačioj tinklaidai, kad jūs irgi matytumėt. Motiejus Burba padavinėjo kamuolius rungtynėse tarp Crystal Palace ir Londono Chelsea, ne? Šiaip būdavo labai smagu, nes treniruotė ar varžybos, tarkim, prieš vyrų varžybas sakydavo, kas norit bilietų. Tai aš tai visą laiką, kad ir reikėtų ten 2 valandas davažiuoti būdavo su traukiniais visokiais, bet pavyko, nežinau, kokias 8 gal varžybas, pabūt paskutinį sezoną, nes šiaip nežinodavau, kad tai vyksta. Bet gerai, kad paklausai, nes būdavo į tas va balbojus. Vieną kartą esi buvęs, daugiau? Ne. Daugiau, ne? Sakau 8 kokius kartus, bet kaip viskas vyksta ten, mes susirinkę kokią valandą prieš varžybos, kaip koks žaidėjas. Ir mūsų taip pasodino ant tokių sofų, kėdžių ir prezentaciją rodo. Ir ką daryti, kai kokiose situacijose. Na, aišku, paprastai tie dalykai ten logiški, jeigu laimim, tai, bet tarkim, negali sėdėti ir laikyti kamuolį, geriau pribėg greitai, padėk biškį toliau tą kamuolį, nu žodžiu, va tokie, gaudom tada valgyti per pertrauką ir po varžybų. Tai būdavo labai nauja, nes ką pas mus ateina padavinėt kamuolių, nu tai paėmė kamuolį ir viskas, o ten, sakau, susirinkė kaip varžybos, kokias valandą prieš. Čia buvo dabar kažkuriuose rungtynėse, gal prieš Transinvestą, kai atsilikinėjom, buvo jokinga situacija, kai kamuolys už vartų, berniukas kamuolį laiko, ten mušinėja, jau vartininkas reikia, greičiau, ten negirdi, toliau mušinėja, žinai, nereaguoja į situacijas. Ir man atrodo, metė kamuolį ir nepermetė vartų dar, man atrodo. Gali būti, bet čia geras kampas iš tikrųjų, gal irgi reiktų padaryti va tokius, nu, tiesiog trumpas instruktažas. Ir dar ką pertrauksiu, kad ir palikdavom telefonus, nes jeigu pamatytų, kad įsitraukia telefoną ar kažką filmuoja, sakė, niekada, čia ne tik iš klubo, bet iš pačios tuo metu Premier lygos būtum užbadintas, kamuolių negalėtum padavinėti. Tai tau tuo metu buvo 14, ne? Ne, 13-14. Čia žinau šitą epizodą, kai buvo tas Tottenhamas žaidė ir tas pesto assist, kurio Mourinho, tai išbėgo tas vienas vaikiukas padarė. Daug tų momentų buvo ir kai Hazardas ten buvo. Tai pas mus tuo metu akademijoje buvo labai viral video, nes vienas padavinėjo kamuolius ir laiminėjo berods Tottenhamas gal ir ten vartininkas labai lėtai, tai tas išbėgo į aikštę. Padėjo tą kamuolį ir vos ne prie to vartininko, tipo op, ir tada į fanus op, nu ir žodžiu, ir po to treniruoti, ir jisai ten, jam 13 gal metų buvo, jam ten Instagram'e followeriai gal ant 30 000 pakilo, nu žodžiu, ten buvo. Žvaigždė greit gali padaryti. Turbūt šiaip nedaug kas žino, bet kai grįžai iš Jungtinės karalystės, pradžiai treniravaisi su Kauno Žalgiriu, atsimeni? Jo, buvo 15 metų. Gyvenau pas Rudy Nilsoną namuose, nes aš nežinau, kažkuris buvo išvažiavęs ar rinktinė, kas, jo, rinktiniai. Tai pasi namuose gyvenau ir jo. Tada buvo Čiapas berods treneris. Tai nuo tų laikų su Čiapu sutarėm. Bet galiausiai tą jau kontraktą pasirašėjai su Vilniaus Žalgiriu. Tai kaip iki to daėjai? Nes treniruodavomės Sportimoj. Ir stebėdavo treniruotės Česnauskis, jis dar buvo sporto direktorius Žalgirį, tai po to kažkaip ten susisiekė su tėčiu, taip ir gavos, nes su riteriais ten irgi nepavyko galų gale susitarti. Kaip tau tas pats jau momentas, ar ne, gauni tą pirmą profesionalų kontraktą? Vis tiek daugelis tavo amžiaus žaidėjų svajoja apie tai realiai, kad jau čia tas pirmas žingsnis į tą vyrų futbolą. Nežinau, gal praėjo kokie 2-3 mėnesiai, tada gal supratai, kas čia vyksta, nes atrodo treniruojas, arba gal po to sale pirmos algos, kai jau galėjai kažką savo nusipirkti, bet jausmas tai jo, turbūt kiekvieno žaidėjo svajonė. Debiutinės rungtynės atsimeni? Jo, prieš Bangą. Aplamai tas momentas vis tiek lauki to pašaukimo, skaityk, sėdė ant soliuko. Pameni tą visą scenarijų? Sėdė ant solo, girdėjau, Motiejau.
Aš prisimenu turbūt labiausiai, kas po varžybų buvo, nes debiutas, tai taip smagu, tėvai laimingi visi ir gaunu žinutę iš kažkokio, jis ten agentas ar kas buvo ir iš su rusiška kažkokia pardė, nežinau, ir jisai, ką žiūrėk su debiutu, bet žiūrėk, 8 kamuoliai, ten 8 dvikos, 7 pralaimėtos. Pasai, 8, ten 7 netikslus, tokie, taip, iš karto, net nieko. Tvarsime, tai tą labai atsimenu, nes kažkaip iškart mane taip į apačią atrodo smagiausia vos ne diena nudebiutas. Bet, ta prasme, visiškai nesusijęs su tavim? Jo, ne, aš jo pažinau, jo. Tiesiog kad žiūrėk, čia tiek žinai, gal kokią stafkę sudeginai. Taip, vien paklausė iš kuris ir tiesiog paskambino, pasakė, kas blogai ir padėjo ragelį. Nes dabar paparašė, jisai žinutė, jo. Nes dabargi madoje yra čia tie užsienio komentatoriai papostais, jeigu ten jau po pirmo kėlinio, kaip pavyzdys dabar ten prieš Transinvestą pralaiminėjom, you bastards guys, what a result, you champions and anything. You lost me so much money. Tai dar kiek žinučių gaunat, aš įsivaizduoju. Įsideda galiausiai vardą kažkokį random, ten 888 užsideda, tada jokios nuotraukos ir ten... Yeah. You cannot kick ball for life, you die ten. Tai vėliau tas etapas Vilniuje, ar ne? Tiek pagrindiniai komandoj buvo ir skolinamas, tam pačiam Nevėžiui, Sūduvai, Telšių Džiugui ir vis tos tokios rimtos galimybės įsitvirtinti toj pagrindiniai komandoj negaudavai, bet vis dar, dar ir dabar esi jaunas pakankamai, bet tuo metu buvai dar jaunesnis. Tai kaip priimdavai tuos visus skolinimus? Ar priimdavai, kad, čia man galimybė tiesiog gauti minučių, žaisti ir taip toliau, ar toks būdavo, kodėl aš čia negaunu šansų, kodėl čia mane stumėt į šoną? Antras sezonas buvo ir pirmą kartą išvažiavau Kėdainius, buvo 16 metų ir ten kažkaip su tėčiu prisizonė, kaip papasakai, kas vyksta treniruotėse, ten pirmi metai čia Būrino buvo, tai ten ar kokioj dešiniai gynybai per treniruotės vidurio gynėjų, ir galvodavom, ką daryti. Ir šiaip nebūdavo tų Lietuvoje dalykų, kur nuomas visokios, ypač gal kai jaunam, tai atsirado Kėdainiai, labai ten viskas pavyko susitarti, smagu, kad ir Vilnius susitarė labai greit bet buvo labai baisu, nes atsimenu, kai atvažiavom prie to, ten buvo toks labiau butas, namas, nežinau, atvažiavom, labai tamsu buvo, su tėčiu apsikabinę atsisveikinę, įeini tuos namus. Aišku, komanda ten viskas smagiai priėmė, bet esu girdėjęs, gal labiau Anglijai, kur ta pirma nuoma, tai pamiršti reikia. Aišku, ta prasme buvo smagu, ten žaidi, tai viskas dėl to gerai, bet tokie dalykai. Tai ten atsivoju, ten istorijų, kaip gyvenom 7 ar 8 3 kambarių būte būdavo, tokių jo. Dar tu skapuodavo, tai ne? Ne. Ten atsimenu senietis vienas keldo 7 ryto, prausdavos valandą, o mum kokią 10 jau treniruotę. Tai mes po to tie 6-7 po šaltą vandenį. Arba darydavos valgyt ir darydavos kokią žuvį ar kažką, visi namai smirda po to ten. Bet ten būdavo, kur, niekur neišeidavo, tiesiog kambarį, o po to, nežinau, dėl tų, kad, nesakau, kad man nesmagu būtų tarp chebros ar kažką, bet pats įsinomavau butą ir po to viskas gerai. Tam pačiam sezone dar? Jo. Bet tai ten buvo bendrabutis kažkoks, ar namas tiesiog išnuomotas 8? Ne, ten buvo, nežinau, kažkoks pastatas 3 aukštų, bet tam vienam aukšte mes gyvenom. Okay. Bet ten tokiam vienam mažam kambariukį ir sakau, gal 7-8 mūsų buvo. Tai kai kuris ant sofos miegodavo. Bet pats tas tau ateina ar nesako, Matėjau, tave skolint norim. Nevėžiu. Kitais metais Džiugui. Kaip tas veikdavo? Ar tu turėdavai pasirinkimo teisę, sakykim, kad ne, aš nenoriu ten? Pirmą kur su Kėdainiais, tai aš pats
turbūt nieko net, iš vis jokio bendradarbiavimo nebuvo, su nieko nekalbėjau, nes kažkaip gavosi tik tarp klubo ir tarp agento, ar tarp tėčio tuo metu. O po to jau buvo mano iniciatyva. Dėl Telšių neprisimenu, bet labai gerai prisimenu Marijampolės Sūdo, nes kaip tik buvo sezonas po Džiugo. Ir visai gan geras sezonas, aišku, komandai nelabai pasisekė, bet, jeigu čia kalbant, kad galbūt treneris tuo metu, Vilniaus pamatė, kad galbūt galiu žaisti, kad gal nusipelnau tų poros nors minučių, tai buvo, kad turėjome džimą ir po to pasikvietė į ofisą, o mes dieną prieš žaidėm varžybas. Ir galvojau, kad, kažką žiūrės analizę. Tai galvojau, bus 2 valandos, 3 valandos analizė, kaip turbūt daugelis žino, kas vyksta ten, bet sako, pradėjau, kaip tu jautiesi, ar norėtum Vilniaus Žalgirį žaisti, sakau, tai norėčiau, bet tuo metu Vilmas sako, mes tave, šiandien gavau skambutį, nuomojam tave į Dainavą, po to vasarą susitarisim, parduosim į Lenkiją. Tai tas toks klausimas, ar nori, vos ar esi pasiruošęs, bet jau, kol nedabaigiau sakinio, jau aš vos neišnuomotas. Tai čia nieko nei prieš Dainavą, nei ką, tiesiog kažkaip visą tą situaciją skambėjo, tai sakau, aš tada jau leiskit man kur pasirinkti ir aš tada važiuoju, nes... Ir po to vėl tradiciškai jaučiu, kai tampa, po to išėjo interviu, taigi čia Būrino, kur paklausė, kodėl čia Motiejus Burba, po Telšių valia gero sezono. Ne, tai jis nepasiruošęs, jis nenori žaisti čia. Kaip pats šitą priėmei? Bet ką, susiskambini su kokiais tėvais, seneliais, arba keliais draugais ir, pasikalbinu, pažvenginu, nes, aš dabar pats įsikelčiau po to kokį Instagramo story, tai ką, ant dušės gal ramiau būtų, bet po to labai juokingai atrodo iš šono. Bet tai kaip jūs kažkiek šiaip akis į akį bendravę su buvusiu to treneriu? Kaip čia pasakius su juo... Aš suprantu, dėl kalbos barjeros sudėtinga jaučiu vis tiek. Tai ta kalba, tai mes futbolą žaidžiam, tai po to. Tai, su juo labai baisu būdavo, bet ką daryti. Visą laiką buvo, nes kad ir paklausdavo, labas, kaip tu, ir tada taip susimėtai, jo, gerai. Bet tuo metu tai nelabai net treneris kalbėjo, bet aš turbūt klaidą padariau, kad nepaklausiau, ko jūs norit, ar jūs mane matot. Bet po to, kai pagalvoju, supranti, kai sakau, Vilma net neleido pabaigti sakinio ir tiesiog vos ne mane vasarą pardavė į Lenkiją. Ok. Ir tada pasirinkai Sūduvą? Jo, nes tuo metu ar sezoną prieš prasidėdavo tie, kai transfer rumors visokie. Ir mane parašė, kad aš niekur nenuomos, jis čia žais, čia bla bla bla. Ir po to jau kitą savaitę jis jau nuomojamas. Tai Džiugas Sūduva buvo, tai tiesiog pasirinkau, kas buvo geriausia man. Minėjai, kad prieš tai dar buvo tas labiau gal net tarp tėčio ar net ten ir klubų ta nuoma į Kėdainius. Vėliau atsirado ir agentas, Romanas Korupa, Lenkas ar ne. Man visą laiką šitie yra įdomus, ypatingai užsienio agentų prieimai prie žaidėjų. Tai kaip jisai tave susirado ir kaip prasidėjo tas jūsų bendradarbiavimas? Nes iki šios dienos su juo dirbi, ne kartu? Jo. Tai kai tokių metų ateini turbūt į tą lygą, sakykim, ir vis tiek gal kažkokį vardą savo užsiaugini, tai atsiranda tų agentų, negaliu sakyti, kad ten 100, bet ir į kur Instagramus parašo, labas, čia UDBS bro, I wanna be your agent, tada sakai, turi agentą, sako, jo, gerai, parašai, tada Romanui parašė tau kažkas, ne. Bet su Romanu aš tuo metu turėjau agentą, o su Romanu tiesiog tokį ryšį palaikėm.
o po to jau oficialiai, kai pasiskelbėm, tai labai buvo svarbu, nes, kaip sakiau, turėjau tų porą agentų, kur norėjo tik savo naudos, nu taip iš žmogiškos tos pusės, o Romanas, kartais, kad ir nėra varžybų, kokių parašo, tiesiog sveikas kaip tu, ten kaip gyvenimas ir panašiai, man šitas turbūt labiau svarbiau, nei ten mane išvežtų kažkur milijonus ten, Simboliška, kad jisai buvo ir Rudy Nilsono agentas, pas kurį tu gerai sakei. Ne. Šitą žinau, bet kažką, kad apie tai kalbėtai, nesu. Vėliau buvo, ar ne, vėl tas grįžimas į Vilnių. Patikslink, jeigu klystu, bet kažkaip, kad išleistų tave į nuomą, turėjai ten sutartį prasitęst, ar ne, dar metam? Tai taip vykdavo dalykai, kur, nežinau, tuo metu labai atrodė protingai, kai sužaidžiau Kėdainiuose gal 33 varžybas, ten 16-17 metų ir prasitęsiam dar 2 metam. Tai gausi iš viso, kad dar aš grįžtu, jaunojo sezonas dar 3 metam turiu kontraktą. Tai atrodė svarbu, smagu, nes atrodo rūpiu aš klubui. Ir po to prasidėjo, gerai, važiuok į tą vos nenuomą, bet dar +1. Ir dar +1, tai atsimenu, ar tie komandai ten, kai žinodai, kad galbūt pasakydai, gal va čia nuomą važiuosiu, tai juokaudom, kad aš čia toj klubo legenda patapsiu, jeigu tai +1, man 36, aš jau kapitonas ten tam pačiam klube, bet nesužaidęs klube, jo. Tai čia būdavo toks, nežinau, taktinė tokia, tai būdavo, nesakysiu gal su kokiu klubu buvo, bet sako, gerai, važiuok į nuomą, bet prasitęsk. Sakau, neprasitęsiu, nes vis tiek dar 2 metai ar metai buvo likę, vis tiek, kai grįšiu. Sako, gerai, tada pinigų nemokėsim iš Vilniaus pusės. Tai tekdu ir taip, dėl meilės futbolui važiuoti į kitą klubą. Tas paskutinis sezonas Vilniui. Buvo ta pradžia, nes jau likai, ar ne? Jau jokios nuomos likai. Ar buvo ta sezono pradžia kažkokia kitokia? Kad, jau dabar žiūrėk, Motiejau, šiemet jau tu būk pagrindiniai komandoj, į nuomą nebevažiuok. Ar irgi buvo variantų į tą nuomą išvažiuoti ir vėl? Nes su Lenkija nepaėjo. Nepaėjo, nepardavė. Ne, kažkaip tiek su agentu, tiek su tėčiu kalbėjom, kad liko paskutiniai metai. Jeigu važiuosi į nuomą, tai arba vėl nebus kokio atlyginimo, arba dar prasitęsi metam, ir kiek jau taip gali. Tai tiesiog, sako, stengsiuos, jei ir neduo žaist, tai vis tiek kažką, tarkim, sėdėsiu ant suolo, tai galvojau, kad tada geriau jau taip. Jeigu nebus kokių klubų, tai gal tada kokią pirmą lygą, ta prasme, būtų kažkoks, nekalbu, kad pirmą lygą žingsnis atgal, bet tiesiog būtų žingsnis atgal kažkuris padarytas, kad po to geriau būtų, negu čia prasitęsinėtų. O ten, jeigu iš kokio trenerio pusės ar kažką, tai nežinau, lygtais prisimenu, kad sakė, kad žaisi, bet ten kiek praėjo porą varžybų, ir nuėjau. Bet aš, ta prasme, esu gavęs tokių klausimų. Tai nuėjau, kai 6 metai tam klube, nors skaičiuoju 6 metai, nes vis tiek su tuo prieš sezoniu. Tai jau tiek patyręs tam buvai, tai net, tarsi, net jau nebesvarbu vos nebūtų, jau pripratęs, tai galvodai dar vienas dalykas kažkoks. Bet kaip ir sakėjai, žvengiant jau apie tą pirmą lygą, vienas laiptelis atgal, jeigu kalbam čia jau apie pernai metus, ir tą vieną laiptelį atgal tu labai solidžiai priėmė. Ta turėjai atkarpą pirmojo lygoj, kur ir įvarčiai krito, ir karūna buvo dedama, ne tenais? Ne, ten buvo, jo, su tokiu čeka. Bet... Ten tuo metu šiaip visi tas karūnas dėjęs, ten trendas buvo, ne? Ne, Stelma nuvogė iš manęs. Jo, tiksliai atsimenu dabar. Nes ten mes su mantiniais pamatėm tik tokią, sakėm, padarysim kažkuris. Tai pavyko pirmesnėmi mušti ir po to jo toks. Bet dėl pirmos lygos tai labai pasisekė, kad turėjau
kaip sakyti, vieną žmogų, buvo ten 2 treneriai, 3 treneriai B komandoje, kur tiesiog patikėjo tavim. Tiesiog priėmė su visom rankom ir, ta prasme, reikia turbūt ne tik ir futbole, ir gyvenime porą žmonių, kur leistų, tiesiog patikėtų, kad tu gali, tai tas ir būdavo, o pagaliau atsikeldai ir treniruoti, ir žinai, kad smagi treniruoti, ir muši vartus, ir viskas bus gerai, nieks nerėks, o jeigu surėkdavo treneris, kad, ten kodėl nemuši vartus, nes sako, tu ten gali ir taip, ir taip. Nes kitokiais atvejais tai ten būdavo, kad ten iki ašarų jau ten, nes vienu momentu buvo, kad, atsikeli, o tu esi futbolininkas. Mano atveju, aš nieko kito gyvenime nedarau. Ir tu nenori treniruoti eiti. Nežinai, ateisi treniruoti, turėsi ir čia, kad, tarkim, video tai nieko tokio, bet ten atsidėsi 3 valandas ir ant tavęs šauks, o tu net nežaidi. Ir panašiai ir tokį prieš ir viską, tada nueini treniruoti, ten tos, sakau, kamuolius padavinėjai, išeini po tų 5 valandų, grįžti namo ir atsikeli ir vėl. O ten mes su B komanda net buvom, aišku, iš savo pinigų išvažiavę ir į stovyklą Lenkijoje, tai irgi, ta prasme, pabuvai su komanda, būdavo net kartais turėdavom 2 dienas, per savaitę, kai būdavo ryte treniruoti ir vakare. O tuo metu B komanda tokia buvo jaunėjus, kai kurie eidavo į mokyklą, tai būdavo 6:30 jau treniruotę pradedam rytą. Dabar mūsų B komanda irgi 2 kartus per savaitę, 7 pradeda. Tai pradžiai būdavo, kad mes tokie vyresni, tiesiog pajokaudavom, nes ten atsikeli kokią 5 ryto tokią užtinę, visi atėjom tą rūbinę. Tokį turėdom, vienas sakydavo, ką aš čia darau. Bet tai jokio formai, tai. Bet iš esmės, ar ne, ką pasakoji, tai grįžo toks, ta meilė futbolui vos, ne? Jo, kaip aš ten esu ir minėjęs, kad meilė grįžo futbolui. Turėjau ir komandai draugus, kurie visą laiką palaikė, sakau, tas turbūt didžiausias tai buvo trenerio indėlis, kad patikėjo manim, leido būt, kas aš esu, ir tas turbūt atsispindėjo. Ir to pačiu komandai mes ten su B komanda vienu metu 9 varžybas iš eilės buvom nepralaimėję, tai buvom top 3. Po to nežinau, kas atsitiko, kažkaip gal patikėjom savim per daug. Nutiko tas, kad pakeitė trenerį pagrindinį ir tave pakėlė iš B į pagrindinį. Ne, tikrai ne. Gerai, dar biški liekam prie šitos temos. Kai pakeitė, ar ne, pagrindinės komandos trenerį, pasikeitė vadovybė, atėjo naujas treneris. Kaip sureagavai ir koks buvo tas, Motiejau, dabar jau grįžk į pagrindinę komandą? Tai aš vis tiek žiūrėdavau kiekvienas varžybas pagrindinės komandos. Ir... Palau dar vieną, lagaminą metė ar ne? Ne. Buvau kiekvienose varžybose, tai ten ir būdavo kai kurie, kur traumuoti, tai ten smagu, nors šiaip mums vykdavo treniruotės prieš A komandą. Ir visi palaikydavo, ten kalbėdavo, kad nesąmonė, bla bla bla. Bet pamiršau. Tas momentas, kai jau pakeitė, kada atėjo, ar treneris paskambino, kad žiūrėk, jau tau reikia į pagrindinę komandą, čia jau tu reikalingas? Aš dar nežinau tuo metu, kas bus treneris, bet paskutinės varžybos vos ne pagrindinės komandos priėjo Rolandas Žiaukštas prie manęs, kaip ten kas situacija, paklausė, kas čia atsitikė, kodėl tu su B komanda, tai viską paaiškinau. Ir kažkaip jis taip porą kartų per tą savaitę aš jį buvau sutikęs, tai gal galėjau pagalvoti ir po to taip atsitiko. Tai po to pasikvietė į ofisą į viršų, sako, žiūrėk, dabar čia rinktinių pertrauka buvo berods, o aš jau U21 per senas buvau, o į rinktinę dar niekada nebuvau pakviestas tuo metu. Tai sako, dabar rinktinių pertrauka, tai tu dar pasitreniruok tas 2-3 dienas. Nes tą 3 dieną paskutinę, 1 dieną prieš pagrindinės komandos treniruotę buvo dar žvaigždžių diena, 1 lygos. Tai sako, nuvažiuok, vis tiek mūsų klubą atstovauja,
Tai nuvažiavau ir po to viskas, tavo pirma treniruotė buvo. Ir kaip tas sugrįžimas? Su ta pačia jau meilė futbolui iš B komandos, ar toksai dar nedrąsiai? Ne, viskas buvo gerai su ta pačia meilė, tik kažkaip buvo keista, atrodo, aišku, tuo metu tą sezoną nauja komanda vis tiek, bet atrodo, kad toj komandai esi jau tiek metų ir grįžau aš į tą Rūbinę ir visus juk pažįsti, taigi ir tiek bendrauja, tiek tuo metu bendrai, bet kažkaip keista, kai kažkoks naujokas buvau. Viskas nauja atrodo, ne, nors atrodo niekas nepasikeitė, bet viskas visai kitaip. Ir po tos B komandos visai geros formos grįžai į tą pagrindinę komandą ir daug žaidėjai, ir įvarčiai, ir rezultatyvūs perdavimai. Ir rinktinė galų gale. Ir galų gale rinktinė. Tai, nežinau, tam jau momente, kai ar ne pagrindiniai komandai nereikalingas, išsiustas į B, nenori keltis į tas treniruotės, tai apie rinktinę tais pačiais metais turbūt jokių minčių absoliučiai. Ne, aš galvau, kad kur reikės atsidurt po sezono, jeigu taip. Nes, tą ir galvau, nes, liko paskutiniai metai kontrakto, bet pagalvau tiesiog reikia nukabintis, kad ir pirmoji lygoje, ir sakau, su pirma lyga yra viskas gerai, tai yra ir pavyzdžių, kad išvažiuoja žmonės. Bet dar juokingiausia, kad tai tą patį sezoną vasarą, 18 dieną, aš nežinau, tarkim, sakykime, 18 dieną gavau žinutę, o 20 langas baigėsi, kad važiuoti į Dainavą. Bet ten, paskambina direktorius, sako, va, treneris, čia mes tas norim. Paskambinu tam treneris, sakau, sveiki, čia Motiejus Burba, čia sakė, suskambinti. Kaip? Kas jūs toks? Pradedu, sakau, dešinys saugas, va čia Žalgirio, dabar Žalgirio B. Aha. Ir jau supranti, kad treneriui nereikia, jis net nežino. Tai kai pagalvoju, kad bet čia nieko prieš Dainą, bet galėjau galbūt tą sezoną iškristi iš lygos ir va, kaip galėjau viskas pasisukti, ta prasme, jeigu būčiau, tarkim, išvažiavęs. Bet šiaip, dar su tais nuomom panašiai, buvo momentas, buvo minčių, kad gal kažkada net baigti tą karjerą futbolo, net baigti tą karjerą futbolo, gal kažkada galvoja kažkokį planą B šiaip? Plano B tai net neįsivaizduoju, dar tus gal pažais, bet turbūt tas paskutinis sezonas, ta pirma lyga, nes, ėdė tuos 6 metus tokius, 5 galima sakyti, aišku, bet tų nuomonių, tai 2-3 tokie pilni sezonai, kur ėdė, taip ir atrodo, kas dar va čia gali atsitikti, tada išmeta į B komandą, po to nueini klaust, kodėl. Atsimenu, nuėjo Matulevičius, Verbickas, Kendišas, klaus treneris, sako, kas čia dabar yra. Sako, tai dėl motyvacijos. Likom nesupratę, nei tiek, tie 3 kapitonai, nei aš, bet ką. Ir, nežinau, tiesiog reikėjo iš savęs kažkam gal įrodyti, tam pačiam gal treneriui, nežinau, ar jis būtų likęs ten kitais metais, už 2 metų ar tuo pat metu, bet aš esu minėjęs, kad aš be futbolo, nežinau, ką aš veikčiau daugiau gyvenime, tai aš atrodo net neturėjau kaip ką kito daryti, tik žaisti futbolą. Tas iškvietimas į rinktinę, kai atėjo, kaip sužinojai visų pirma ir kokia reakcija? Ne, ten tokį citatą gavas, tai aš, sakau, dieną prieš terasą dažėm, o po to atsikeliu ryte, įsijungiu internetą, kad netrukdyk, kai miegi. Žiūriu, 3 iš Messengerių skirtingi žmonės parašė, praleistas skambutis, Georgas Freiginas parašęs labas kaip tu, tai jau gal galėjau pagalvoti, bet dar tas akis, tai pasižiūrėjau, paskambinu, sveikas, čia kviečiam į rinktinę. Tai aš iškart į apačią, į lauką pas tėvus, tai ten važiavau. Dažiai per valandą terasais. Ne, ten jau neišdžiuvę dar buvo, tai nereikėjo. Tai aš tuo metu ir
va, tų bucų kažkokių neturėjau, va, metalinių būtinai nustiek. Ant žalės žaisim, tai su traukiniu į Vilnių 45 minutės iki kito traukinio. Tai nuvažiavau, pasiėmiau bucus naujus su tą dėžę į Kauną, nu ir ten visą dieną taip gavos. Bet iš tikrųjų, va, vienas irgi su ta Žalgirio Arenos palyginau rinktinę pirmą kartą. Wow, kai reikėjo dainuot. Irgi rinktinė kaip ir pas mus klube, ten irgi yra ta tradicija. Ir dar blogiausia, kad filmavo visus metus rinktinės filmą. Aha. Ir sako, nu dainuosi. Ir mes buvom du naujokai, tai aš ir Micas. Ir mes visą laiką... Micas žinau, kad gerai daina irgi, ne? Ir mes visą laiką... Rinktinė ten toks yra, nu... Tarsime parašyta, tarkim, pusryčiai nuo 8:30 iki 10. Nu ten nereikia būtinai ten tuo metu. Tai mes visą laiką vakarienės bijodom, nes turbūt lieps. Tai mes ateinam kokią 20 minučių iki vakarienės, pavalgom, ateina pora žmonių, išeinam. Nu, kad dainuot nereikėtų. Ir buvom Olandijai dieną prieš varžybos, užrakino tas duris, kad išeiti ir atsistoju ant tų kėdžių. Nu, bet galvoju, nu viskas, nu jau padainuosi, nu ką jau, nu niekur nepabėgsi. Taip tik pasiėmė, atsistoju ant tos kėdės, pažiūri, Gertma taip sėdi, koks Armalas irgi, Šimkus, Žvengia. Nu ir visi tie žaidėjai, žinai, kur žiūri ten per telikus visokias. Ir tada galiausiai įsirinkau tą dainą, vėl pakeliu galvą. Ką dainavai? Bėgu vėl. Ir tie 3 operatoriai, taip, su tom kamerom tą filmą filmuoja. Visai nieko, bet Micas tuo metu labai blogai. Labai blogai. Bet gerai, kad Šimkus buvo, nes taip Žvengia šio, tai visą tą padėjo jam. Yra filmuota medžiaga? Nu, yra, bet aš nežinau dėl to rinktinės filmo, kurį pasižiūrėtis dar neišleistas, man atrodo. Žinau, kad premjera buvo žiemą. Vyčio tribūna, berods, žiūrėjo, ne tą filmą. Ar čia kitą? Jo. Tai dainavai Lauri Reiniks, aš bėgu vėl. Tai Davidas gal bus patenkintas. Bet va, kur kalbėjom apie Davidas, tai kaip manot, kuri versija geresnė? Nu, tai lietuviška, bet tai jam tai... Ne, tai žinai. Šiaip buvo, jisai dabar per rinktinių pertrauką Latvijoje. Sakė, Reinikis išgyvena vėl savo bumą. Tai sakė, važiuoja per visą šalį į visokias sales, tai varė į koncą per rinktinių pertrauką. Tai jis buvo, man iškart WhatsApp'e atsiuntė video, kaip jisai dainuoja, tai sakau, Davis, mano brolis, tu bet sakau, nu lietuvišką versiją, nu 300 kart geresnė. Ir tą jisai kur turi, ne, bro. Nedaugiau peržiūrėjau, čia turi lietuvišką tikrai. Nu, tuo metu tai čia buvo gabalas. Ne, žiauru. Prasideda video su ta daktariška dešra, tas akcentas. Aš turėjau sutikti su tais bešėjais. Aš būsiu. Gerai. Baigėsi sezonas. Kontraktas su Vilniaus Žalgiriu baigėsi. Kalbatės ar ne, irgi dėl galimo pratęsimo. Ateina Kauno Žalgirio pasiūlymas ir Motiejus Burba atsiduria Kaune. Buvo daug dalykų aplinkui, išstojo ir Vilniaus klubo prezidentas kalbėjo ir šiaip, nu, toks visas šaršalas. Tai trumpai, iš savęs, kiek gali apie tą sprendimą palikti Vilnių ir pereiti čia į Kauno Žalgirį. Nu, manau, nebuvo tikrai kažkoks super sudėtingas sprendimas, tiesiog ėjau ten, kur manęs labiausiai norėjau. Ir tai buvo Kaunas. Nes užteko vieno skambučio iš Kauno pusės, kad tiesiog pasikalbėti ir be jokios ten, kad spaudimo, be jokio spaudimo, tavas meiškas sako, ten tu kuo greičiau apsispręsti, tuo geriau, bet o su Vilnium buvo 20 skambučių iš visokių premjeros, Seimo narių, ten, nu man tuo metu atrodė kažkoks labai tas spaudimas turbūt ir kad čia to akademijos žaidėjas, dabar čia turėjai tik 2 gerus mėnesius, nu, o sakau, iš Kauno pusės, va, kaip paskambinau Darius Šinkūnas, tai užteko
po to, nežinau, vieną gal žinutę dar persimetėm, o kito jau buvo tas kontrakto sutikimas. Tai turbūt ir pats po tų 6 metų greičiausiai ir naują puslapį norėjai versti karjerai. Jo, šiaip iš tikrųjų smagu pasibandyti save kažkur kitur, galva iš komforto zonos, kai ten galbūt nedaug žaisdavo, čia dabar atsidari va čempionų komandą ir aš galėčiau tempti va tą lygį ir po to gal dar daugiau. Tai va. O dėl tų žinučių tai pasisekė, kad tuo metu va ne į Kretą, į Atėnus skridau. Tai mes su tais pačiais broliais Mantiniais likom, važiavom į Lenkiją, nes tuo metu tos pūgos čia buvo, tai likom Lenkijoje naktį. Nes čia dar gruodžio mėnesis. Jo. Ir tada atsikėlėm ryte ir va, kaip tik jau buvo 11 kokią, mes jau link oro uosto judam. Ir ačiū, o tada sveiki. Tai po to, kai nusileidau tam oro uoste Graikijoje, tai va jas. Užkaitęs telefonas. Bet sakau, aš jį pasižiūriu, nu ta prasme, tuo metu aišku labai buvo liūdna, nes, sakau, man tai ir keista ten, kai pakomentavo, tarkim, vyresni žmonės, ten kokie, nu pasižiūri iš nuotraukų, kokie 60 metų ten ir čia nieko jis mum net nepasakė, ačiū, bet taigi klubas taigi buvo idėjas, aš taigi tokią parašiau, ta prasme, aš nesuprantu, aš ją asmeniškai turėjau parašyti, nu man tokie, bet labiausiai tai širdį krito, kur Instagram'e buvo tokių žinučių, aišku, iš tų fake accountų, tai nežinosiu kas, bet ten tikiuosi mirsta tavo tėvai, ten tokie, ir man lietuvis angliškai rašo, ten I hope your family dies, tu ten piece of shit, ten tokius, tai tokie va buvo skaudžiausia ten, kad nu, tie komentarai, tai manau, ne tik sportingai supranta. Pas mus kažkaip Lietuvoje, nežinau, tarkim, seksis lietuvių blogai, nesiseka, irgi blogai, nu, kažkokio nėra to balanso. Žinai, po tų visų komentarų sekantis buvo Joris Aliukonis. Tai Jori gazinams, sakom, matei kiek pas Motiejų komentarų. Tu sekantis, sakom. Joris, tai, bet tai nesibaigė iki dabar, ten tie to gyvačią maudžiai, ten, kur čia buvom va Turkijoje ir su Akademija FA herojų, kur reikėjo tą vlogą pasidaryti, tai atrodo vaikam parodai tą savo dieną vos, ne, vis tiek įdomu komentarai, Luis Figo, Snake, nu. Tas Snake tai pirmas atvežė Oregą. Kai jį pasirašėm pernai, tai irgi buvo, tu žinai, iš Vilniečių pusės. Tada jo, tu, Žorisas, Joris. Bet sakau, ten tų keiksmažodžių visokių, kur gaut, ar pasižiūri tą žmogų, ir ten 10-metis vaikas. Arba kur apie tą Luis Figo, nu iš kur jis apie Luis Figo iš žino. Nu tai kaip pagalvoji, nu keista labai ir ką dabar jis geriau pasijautė. Nu. Bet su Žoriu va tokio nebuvo heitų bangos kažkaip. Žinok, tų Snake'ų irgi sklandžiau biškin, bet nu, aš turiu menyti kiekį, va, su Matijom aišku buvo stipriausias toks, bet su Žoriu taip kažkaip. Bet kalbant čia apie tos visus Snake, per Media dieną sudarei šitą Celebration, čia irgi tas Snake? Jo. Tai čia nuo to irgi mes šitas? Nu pagalvoju, gal kažkada biškį. Gal prireiks. O dėl vadovybės, jeigu čia atsakyti, tai kažkada gal po karjeros gal. Į memuarus. Jo, kokią knygą ar kažką galėsiu. Tai va, nesakė, nežinai, ką veiksi po... Nes aš, kaip minėjau, aš su visais galiu sutarti, tai aš, va, tarkim, ten visai vadovybei jaučiu didelę pagarbą, bet aš sakau, jeigu aš galėčiau visą tiesą pasakyti, kaip iš tikrųjų buvo, tai, nu, labai pasikeistų visas tas, bet, nu, aš negaliu, kaip sakau, net atsimenu su Arūnu Klimavičiu, kalbės, sakė, geriau ne, ten nieko nekelk, nu, kas iš to, ir jisai pats iš savo pusės yra pasakęs, kad ten kažkada norėjo karjeroje savo apie kažkokį klubą, bet po to pagalvojo, nu, ir po to didžiuojas, nes po to beros grįžo į tą klubą kažkas to. Matai, čia ant tų karštų gali Nu jo, kai atsikelsi po to ryte galvosiu, nu, negerai. Kai UG veršinas dabar, ne? O, tai nežinau. Kuris disas geresnis tavo, man? Klausėjai, aš tik tai UG fanas, bet vakar ką įkėlė, tai ten
pirmą minutę ten visi keiksmažodžiai, bet mačiau jis įsikėlė tada story, taigi paklausykite minėjimo, taigi ten du... Irgi taip pat palė, mačiau. Bet ne, mes tik vieną audžiai ir taigi šiandien Joris, Mikelionis, tai jeigu jūs pažiūrėsite, ten tarkim paskutinį istoriją Instagram'e, kokią Jorio ar Deivio, tai vieną apie audžiai. Be spaudimo. Arba sakom, Deivis, tarkim, nusiprausė, išeina iš treniruotės, sakau iki, karališka širdelė. Išeina, grįžta, sako, nedėliok, ne bet kam. Gerai, pereinam prie Kauno Žalgirio reikalų. Stovykla Turkijoje, turbūt įsivaizduoju, perėjus į kitą komandą, tokios stovyklos idealiausia vieta, ar ne, įsilieti į kolektyvą? Ne, ir puikiai pavyko, ten visi tie FIFO's turnyrai. Ir kaip ir minėjau, tas pirmą kartą kažkur su komanda buvau, ta prasme, na, aišku, būdavo tų europinių varžybų, tarkim, su Vilnium, bet tai ką atvažiuoji, dieną lieki. Na, ir planai, ten fokusas, žinai, visai kitoks, kur tau įtampa, o čia atvarai toks. Tai va, ir tai jau atvažiuoji naują klubą, viskas taip profesionaliai, kitoj šaly, ta prasme, tik po tos pirmos treniruotės galvojau, wow. Nes pirmą treniruotę 10 minučių truko, nes tai pradėjo lyt, kad neįmanoma buvo. Bet po to pagerėjo tie orai, tai, ne, iš tikrųjų labai smagu, nu ir va, žinodai kokią miną bent čia įba ten ir panašiai, bet, nu, nepažinodai, bet va, užteko ten tos savaitės, dviejų, su kokiu nuosavą, tai tiek kerpa, tiek, šiaip netoli manęs gyvena, tai kartais ir kartu važiuojam, tai buvo tikrai labai pavykęs tas visas susibūrimas mūsų, nu, tikrai. Ir nėra, kad pas mus komandai dabar, kai būna, tarkim, grupelėm lietuvių seniečių, visą laiką miksas. Šiaip tikrai ta stovykla Turkijai man pačiam irgi pats netikėjau, kad ant tiek ten viskas gali būti iš tos klimato pusės. Mes ten kiek kambariuose po 16, pavyzdžiui, per tą FIFA, kai žaidėm, 16 kambarį ant sofos, ant žemės sukritai ir tiesiog smagiai leidžiamas tas laikas. Kažkaip, na, aišku, nežinau, kaip praeitais metais buvo, bet irgi girdėjau, kad viskas gerai buvo, bet dabar vis tiek atėjo tų naujų žmonių, tarkim, aš, Žorysas, Joris, Jukis, bet kažkaip, nu, nuo pirmų dienų, na, aišku, čia gal labai banalu, nu, vis tiek, taigi visi draugi šitą ir prims, bet, nu, kažkaip susiklėjom, tai nuo tos pirmos vakarienės jau. Tas įsileimas į naują komandą ir dabar irgi žaidėjai iš esmės savo tokioje kaip ir naujoje pozicijoje, to 9 numerio, ar ne, buvo čia, mačiau, analizė, net išanalizuota, false nine, ar ne, tavo ta rolė. Kaip visas tas įsivažiavimas, nes, ar ne, iš pradžių dar toks nuo suolo kyli, to į krašto savo labiau įprastoj pozicijoje, vėliau ta transformacija ir konkurencija dėl tos vietos startiniai sudėtyje sudavė tuo pačiu, apie kurį mes čia jau šiandien kalbėjom. Tai kaip visas šitas virsmas, ar ne, nuo to atsarginio, sakykime, ar ne, dabar jau eilę rungtynių startinės sudėties žaidėjas esi ir būtent toj 9 numerio pozicijai. Tai ta konkurencija smagu, kad, tarkim, Kauno Žalgiriui, jeigu, tarkim, esi ten geresnis ar matosi per treniruotės, nu, kad iš tikrųjų gerai atrodai, tai tu ir žaisi. O kiek tai man dėl to tai yra viskas gerai ir tuo pačiu sudaviu, kai pasigalvom, tarkim, visai jeigu žaidžia, tai man už jį labai smagu dar įmuš įvartį, tai tikrai ir tas pats su manim jam. Tai gal ir tas biški padeda, nes jeigu turėsi kokį, kai būna tokį draugą, turi kur tipo, nu, dai, sėkmės, bet ten su vūdulėlė bado ten. Bet šiaip iš tikrųjų tai nesitikėjau tikrai, kad taip kažkaip nuo pradžių ne tik atstartė, bet iš visko to daug visai žaidybinio laiko bus. Bet nežinau, gal teko apsiprasti prie visokių vis tiek naujos taktikos ir panašiai, tai nežinau, manau, kad nusipelniau žaisti už vien tą sunkų darbą. Tai va. O ta pozicija, nes vis tiek didžiąją karjeros dalį esi pratęs žaisti iš krašto labiau, dabar būtent jau tam atakos smaigalį. Tai kaip, kur vis tik geriau jautiesi? Na, šitas klausimas, tai aš tai net nežinau, kur treneris pastatys, ten ir žais. O pas mus čia smagu, kad mes keitinėjomės pozicijoms, kartais ir atsiduri tam dešiniam krašte arba kairiai,
arba prieki, tai tas mūsų pasikeitinėjimas, manau, ir padeda, nes tu nebūni vienoje vietoje, ten tas 70-80 minučių. Kiek, nežinau, vis tiek esi daug tų komandų pakeitęs, daug aplink tų komandos draugų ir dabar, ar ne, mes čia irgi įkeliam Leo, Mino, Fabio, ten trijo, ar ne, lyginam su Barsos, Realo, ten tais trejetais. Nu vis tiek, kalbant apie top lygą, nu, neviniokim į vatą, ar ne, nu, labai geras tas trejetas, ar ne, atakuojantis su didžiuliu kokybės, ar ne, kiekiu. Tai kiek, vat, yra ir pačiam lengviau prie jų žaisti? Ne, tai atrodo, kad tik jie žaidžia. Jo, yra ta klišė, ar ne, kad įdėk gerą žaidėją prie geresnių komandos draugų ir jisai taps dar geresnis. Tai vat kiek tave irgi daro geresnių tie komandos draugai? Na, aišku, pačiam gal irgi norėtųsi tą statistiką gerinti ir panašiai, bet nežinau, jeigu paklaustų ten 3 įvarčiai lygiosios ar 1-0, bet laimi komanda, tai tikrai visą laiką pergalę pasirinksiu. Tai būna, kad pasikalbam, va, mes visi keturiese, nu ten ir sako, tarkim, prieina koks Aminas, sako, ir tu mūsų darbą lengvesnį darai, mums ten reikia tik užbaigti, nes tu ten visur bėgioji, atimi kamalių. Tai nuoširdžiai labai smagu, nes nu, vis tiek Orega, Benčaibas ir Beiro vis tiek jau tokie žinomi tiek lygoj, tiek tikėkime greitai Europai bus žinomi. Vat užsiminė apie tą dalyką, kad daug to darbo įdedi, atiminėjai daug kamolių, spaudi pastoji varžovų gynėjus, vartininką. Yra keli žaidėjų tipai, kurie to tokio, kaip sakyt, purvino darbo ar ne, šiek tiek, nu, nemėgsta galbūt, mėgsta pasitaupytas jėgas, vat būtent jau kai gauna kamuolį ir panašiai. Tave stebint aikštėje atrodo, kad tau net patinka tas dalykas, spaus pastoviai, ta prasme, energijos turi daug nuolat, ar ne, kaip užsuktas bėgi, tai kaip tu vat priimi tas savo gynybinės funkcijas, nu, kurių tikrai atrodo daug turi, lyginant galbūt net su tais 3 paminėtais žaidėjais, galbūt net daugiausiai prisiemi? Ne, nu, man tikrai smagu atiminėti tą kamuolį, jeigu po to ten atimsi, va, pasibaigs įvarčių, tai tikrai smagu, bet čia ne tik yra mano darbas, taip pat ir trenerių, nes kai analizuojam kokias komandas, gal vieno gynėjas koks lėtesnis ar ant kurios kojos reikia presinguoti, tai nežinau, čia prisideda turbūt ir kad, kaip minėjau, be futbolo nieko neturi, tai ateinu futbolą, atiduodu 100-120 ir tikėkime, tai padaro gerus dalykus. Ta 120 man labiausiai pasimatė berot prieš Hegelmanus, kai buvom atsimeni, kai nu, ten Matėjus kūlveršiais virto, tada kai išbėgo. Bet asisto nedavė. Asisto negavai tada? Tai va, aš sakau, Lukai, tada sakyk Matėjus, kad asistą padarė. Kur Olega įmušė? Nu. Lyga tikrai davė. Jo. Jo. Nematau, žinok, statistikų. Nu, turi būti, žinok. Na ir šiaip ne tik prieš Hegelmanus, tada ir rinktinėgi, čia dabar paskutiniai 2 mačai, kur buvo. Tai buvo, kai aš grįžau po rinktinės pirmą treniruotę, Algis Jankauskas sako, o tai nuvarėjai aplankyti? Sakau, ko? Sako, Gruzinas, va, Kauno ligoninėse guli. Nes kai buvo tas vienas epizodas, kai orą įsišokam ir ten ant žemės jis po to gulėjo. Išveži ligonę? Įpakavai, tai. Seniai. Ei. Kad. Ne, o top lygoje tai tikrai tas asistas įrašytas. Gal flash score'uose ar ten kažkur kitur, nes jie, žinai, top lygos web'e vėliau atnaujina. Ta prasme, jeigu ten žaidėjai dieną, tai... Ten ir tas vidurkis vėliau surašo. Bet aš nesuprantu, kaip vyksta, ta prasme, nes po varžybų tai iškart, tarkim, buvo. Po to nebėra, po to vėl buvo, po to kaip... Vyksta. Nu, nežinau, bet va dabar va įsijungiau irgi top lygos web'e, tai tas asistas yra tikrai. Čia irgi toks, nežinau, gali ir nepatik klausimas, bet daug irgi diskutuoja, ar ne, turbūt girdik, sakei, klausai ir podcastus, daug diskutuoja. Pats užsiminiai, kad norėtųsi tos geresnės statistikos, ar ne, ir įvarčių ir visko apie užbaigimą.
turbūt girdi, ar ne, kad, nu, va, Motiejui reikia padirbėti, ties užbaigimų reikia ten išnaudotas progas. Kaip pats į tas kalbas reaguoji ir ar dirbi papildomai treniruotėse, va, ties užbaigimų, sakykime. Nes, nu, tikrai, iš tikrųjų, 10 rungtynių top lygoje, ar ne? Blemba, jau reiktų statistiką vest, kiek kartų virpstai, kiek kartų iš tikrai gerų tokių progų nepavyksta pasižymėti. Ne, aš turbūt labai priemu tikrai asmeniškai tuos visas kalbas, nes įsijungi, atsigulė ant tos sofos, įsijungi, nori smagiai pažiūrėti, va, ten, kad pagirtų, va, tą mūsų trejetą kokį, nu, kad tiesiog smagiai pažiūrėti ant epizodo. Ir čia buvo prieš Hegelmanus, jo, kur pavyko įvartį muš, norėjo, va, tą asistą skaitysi ir kalbą pradeda, čia vėl progų neišnaudojo, nu, tai ir išjungiau, nu, nes, nu, aš nesuprantu, ta prasme, atrodo, specialiai yra kažkoks pakenkti, nu, bet, nu, turbūt čia toks ir jų darbas, kad, nu, jie vis tiek turi savo nuomonę ir jiems nieks nedraudžia ir tai yra viskas gerai. O dėl užbaigimo, tai dažnai Algis Jankauskas padeda, mes su Daviu liekam, arba aš, Davis, Rokas, nu, būna ir tikrai daugiau Valdas prisijungia, tai nežinau, tikrai liūdna man asmeniškai, bet sakau, nu, žinau, kad galiu geriau ir tikiuosi tai atsispindės vėliau, bet sakau, kol laimim, ta prasme, nu, man tie apdovanojimai asmeniškai, tai nelabai rūpi. Pirmas ratas top lygoj sužaistas, 7 pergalės, lygiosios ir pralaimėjimas. Bendrai, taip, žiūrint į tą pirmą ratą, dabar jau ir antro rato pradžioje 1 pergalė, tai bendrai žiūrint, galbūt ir iš tos prieš sezoninės pozicijos, kiek tikėtas toks rezultatas, kaip vis tiek komandos viduje ar ne pasikalbat, tai kiek patiem tie rezultatai galbūt tinka, galbūt norėjot dar geriau ir jaučiat, kad galėjot dar geriau, ar vis tik tai, nu, dar, sakykime, po truputį įsivažiuojat ir viskas kaip ir dėsninga? Aš manau, kad galėjom baigti pirmą ratą net nepralaimėję, bet tikiuosi, nežinau, nesupyks treneris ar kažką, kad gerai, kad anksti pralaimėjom kažkurias varžybas. Man atrodo, tie treneriai irgi tą patį sakė ir viešai. Kad, nežinau, neužkiltų kažkokios, kad ne su pakeltom galvom ten būtų, aišku, tas iš savęs pasitikėjimas yra viskas gerai, bet kad jo nebūtų per daug, kur ten jau negerbi ir tų kažkokių priešininkų ir panašiai. Tai nežinau, manau, esame geroj pozicijoje, tikrai, aišku, einame varžybas laimėtų visų varžybų. Tai gaila, kad prieš tiek Sūduvoje, tiek prieš Transines praradom tos taškus. Bet iš esmės... Jo, viskas labai gerai, net, nu, tikrai galima sakyti, kad Šiauliuose vakar buvo 5-0 ir kur nužaidėm, nu, tikrai ne patys savo geriausio futbolą ir tu laimi 5-0. Tai atsimenu, va, irgi tie patys broliai, va, Mantiniai buvo atvažiavę ir mes kalbam, ant kiek, sako, tu esi dabar komandai, kur jūs žaidėt, nu ne tai, kad blogai, bet ne savo geriausio futbolą ir jūs galite iššūkai 5-0 laimėti. Ant kiek yra aukštas lygis, ant kiek komanda yra gera. Tai va. Tai net ir dabar, ne po paskutinių rungtynių 4-0 įveikti riteriai ir tiek treneriai rūbiniai, nu viskas gerai, laimėjot, bet nu, mes nežaidžiam savo futbolo, nežaidžiam, nesilaikom ar nesusitarimų ir toli gražu dar iki to. Ta pati ir Leo vakalbinom su Nedu, Leo lygiai tą patį, kad nu, tikrai nežaidėm čia gerai. Tai kaip tu galvoji, kiek to komandos potencialo gal procentaliai išnaudojat? Nes nu, vis tiek visi irgi tikisi turbūt, kad dar ta geriausia forma, kaip ir praėjusiam sezone, realiai vat, kažkada gegužės antroji pusėje, birželio pradžioje ateina jau prieš tas europines kovas. Tai kiek tu galvoji dabar to potencialo yra išnaudojama? Aš girdėjau šitą, kad čia kažkoks, nežinau, užburtas dalykas, kad ant vasos kažkaip įsižiebė visi. Tai turbūt pas mus irgi tas bus, o nežinau, ribų ar nėra turbūt, nes, pavyzdžiui, gerai dabar sekasi, tarkim, žaisti startą ir, tarkim, yra žaidėjai, kurie nuo suolo pakyla. Bet jie irgi kaip gerai žaidžia, ta prasme, nu, visas, nežinau, mūsų kiek, 22-23, nu, komanda tiek sukomplektuota, tiek, nežinau, kaip ir žmonės, kaip žaidėjai,
irgi tas labai padeda, nes ne tik turim gerus žaidėjus, bet ir gerus žmonės. Tai nežinau, manau, kad nežinau, ar galiu įvertinti, bet tikrai bus dar žymiai geriau. Tai įdomu pamatyti, kaip bus tas pasiektas pikas, kaip čia viskas bus. Nu, tikėkime prieš Europą tas pikas bus. Čia svarbiausia. Ja. Jau pakalbat su komandos draugais apie vasarą, kas čia laukia, toje Europoje čempionų lygos atranka. Kad kažkaip taip daug, tai ne, tiesiog kažką galbūt kalbėjom, ką galėtume ištraukti. Bet ten labai... Ten dar labai keičiasi. Jo, labai minimaliai, tai dabar ruošiamės ir toj taurės varžybos ir kol kas į lygą žiūrime. O po to, kai prasidės Europą, tai manau, kažką daugiau galėsim. Ok, manau, galim pereiti, Arnai, ar ne? Nežinau, ar prie žiūrovų klausimų, ar prie žaidimo to greit. Kam tą žaidimą? Šiaip tada nedai. Pakur, nedai. Iš lentynos mūsų gražiosios. Kas? Taip. Iš lentynos mūsų gražiosios. Tavo gražų į iPadą? Ne, mano. Žodžiu, žinom, kad visai FIFA pažaidė. Tai paruošim tokį žaidimą, patikrint tavo atmintį. Šiaip daug metų žaidė FIFA ar nelabai? Bet aš kaip sakiau, žaidžiu karjerą. Aš nesu tas, kur ten Ultimate Team ir ten dienom naktim. Čia ne tame esmė bus. Tai žaisim žaidimą, kelintų metų yra FIFA. Aš tau parodysiu coverį, kur nesimato, atsiprašau. Žaidėjų. Jo, kur nesimato, kelintų metų yra FIFA ir tu turėsi spėti. Gerai. Gerai, tai Lukas irgi mato su Nedu. Nedas gal jau spėjo, aš jam per praeitą savaitę buvau užsiminęs, kad kažką panašaus darysim, tai tikėkimės, kad jos baigtų joks, aš mačiau tik vieną variantą. Jeigu tikrai jauti, kad ranką prie širdies pridėjęs, galėtum atsakyti tai sąžiningai. Gerai. Tai nežaisim, matau. Žaisim? Gerai, žaidžiam, tai pirmas Reusas. Ai, šitą mačiau. Ai, man sakyt. Jo, kelintų. 17. Ramiai, absoliučiai. Šitas. Čia 10 tikrai. Ne? Aš manau, kad čia 9. Ne, čia FIFA 7, ne? 8. Visi aplinkui realiai išsidėliojo. 15. 14. Lukšė, ką tu? Nepataikė? O tai spėjom visi. Aš tada 15 lieku. 15? Aš irgi 15, manau. Nedūnė realiai gali atspėti iš Bars aprangų jaučiu. Yeah. Bet šiaip 14. 14. Motiejus ant šito nepaimsim. Man 14 ir 16 labiausiai patikusios FIFAs kažkodėl. Toliau. Čia bus 7. Man atrodo, kad 9, ne? Taip. Teisingai 9, nes jau Ronaldinho Milane nebe Barsa. Bet šiaip, fun fact, FIFA Rūnis ant coverio buvo 6 metus iš eilės. Nuo 6 iki 12 berods buvo FIFAs. Vaza. Tai ikona, realiai FIFAs. Biškai į naujesnius laikus perinam. 18. Aš irgi norėjau sakyti 18. Bet kada jis į Juventusą perė, nes čia paskutiniai metai. 19 perėjo Juventus. Vis dar pagalvoju iki šiol, kas būtų, jeigu nebūtų perėjęs iš tikrųjų. Čia 18 bus. Ką Motiejus? 13? Ne. Tai. Nebus 19, ne? Čia palei Motiejus teisus. Nes buvo čia tada, kai jisai pasidarė visą tą ir jis po to į Juventusą perėjo ir reikėjo keisti ten po to. Ne, čia prieš Pro kalbam. Tai. Iš vėlokai šiaip ten perėjo, nebuvo. Kai nerdas dabar kažkoks. Ir šitas, čia jau... Opa. Vienas žmogus šitoj studijoje net ne... atsiprašau, net 2 žmonės nebuvo gimę dar tais laikais. 4. Ne. 2. 3. Nedas teisus, 2002 metai. Thierry Henry. IFC. Dabartinė, 26. Taip, čia toks
Nu ir paskutinis šitas. Dimpi antri. Taip, Motiejus. Teisingai. Kiek Tai- valandų praleista Motiejau prie šitų? Ne, taigi čia šiaip. Šiaip aš galvoju, kad reiktų pagalvoti apie vieną dalyką, kad mūsų Patris šiaip yra to metas. Šiaip tau iššūkis yra mestas, Jo. nežinau, ar esi Matei, ar matęs, ne? mes kai darėm. Tai aš po rinktinės, jisai kai po to matosi streamė, bet jis po to iškirpo. Sakau, nu kada sužaisim? Sako, aš dabar negaliu čia sakyti ir po to jis iškirpo. Tai Tai- Motiejus, Ta prasme- Kamera tavo? kamera tavo šitą dešininę. Visa Lietuva žiūri. Patrikai. Ale Patre, priemu tavo iššūkį, tik nežinau, kur susimatom pažaisti. Nu, dėl šito mes jau paderinsim. Jo. Dvikova tikrai įvyks. Šiaip, kiek teko kalbėti su pačiu Patrė, sakė, kad tu vos ne vienas iš pirmųjų jo buvai laivuose, transliacijose pasijungęs. Čia tiesa? Kai buvo, aš šiaip nežinau, kas jis toks, bet jis vieną kartą užtagino, kai buvo tie, kiekvienais metais, kai būna rinkti jau geriausia, jauniausia, jo. Tai jis kažką ten, Motiejus Bombardovska, tai irgi ten kartu su Armandu ir kažkaip nuo to laiko tiesiog, nu, kai taip palaiko, kad dar tokiam jokio formai, nu, tai aš tai atgal taip pat. Tai. Bet šiaip faina turėti tokį pagaliau kreatorių futbolą. Mm. Ir kalbant apie pačią FIFA, mes jau turėjom tave vienam, kaip pasakyti, Projekte. projekte. E-sporto. Susikojus su mūsų e-sporto top lygos dabar jau vice čempionu, antros vietos laimėtojų Irono. Čia praėjusį savaitgalį vyko. Ir ten visai solidžiai pasirodė, aišku, neįmo iš pirmų rungtynių, kur ten žaidė Kerala Blaster. Ironas buvo su ta komanda, tu buvai su Paryžiu, bet įmant antras rungtynės, tai gan tikrai nepasišiukšlinai. Bet irgi Ironas tam finale savaitgalį susitiko su tavo pusbroliu, antros kartos pusbroliu, kas ten? Ne, ten Bairis, jie nesusiję nieko. Tu vėl Tu pasigailai. vėl nedai, gal Aš tau paslydau. atsiųsiu kokiu nesąmonę, su čia GBT, pažiūrėsiu kaip tai. Atsiųs tą su skonto, kur Fedė. Jo, jo. 99. Galėsim įkelt šitą. Gerai, šitą nekirkit. Jo, tai Ironas antrą vietą užėmė, tai gerai paruošė visai. Ne. Šiaip jis sakė, būtų įdomu pabandyti, bet aš šiaip iš komandos, tai nežinau, 5, 6, gal net nežinau. Palauk, tam turnyrą Turkijoje, kai lošėm, tu pirmą praleidai, nes kažkur dingęs buvai, nedai kitose šitą naujieną. Ne, nedavė informaciją. O antrą, Prieš kažką, ar aš prieš... tu finalę žaidai, ne? Ne. Bet va, Fabis, Damianas, Aminas, Žorys. Kas laimėjo? Damianas. ne? Damianas pirmą laimėjo. Pirmą laimėjo Daminys. Ta O antrą? specialą. O antrą nepamenu. Ne, Minas? Arba Fabis. Bet žodžiu, va, jie ten... Man atrodo, Aminas. Jo. Pirmam turnyrė berods Aminas su Damiu pirmam raundė sukrito, ar ne, jau nebuvo. Tai... Jo, Nu, man tam- atrodo kažkaip. Na, tai mes ten kitokį formatų visai žaidėm pirmą dieną atkrindamas iškart buvo. O antrą, kai darėm jau tenais grupės, turnyrai jau daugiau visi sužais gavom. Ok, Arniukai, Žiūrovų klausimai, aš prasukam manau. žiūrovų klausimus. Jo. Pačius geriausius turėsim Motiejų išrinkti paskui. Jo, Dar Geriausia. prieš klausimus, vis tiek, jeigu jau apie FIFA kalbam, žinai, tas FIFA kortelės. Nu, Ir ten space'as, shootingas, passingas, driblingas ir visa kita. Logiškai taip, man palei top lygą, nu jo. jeigu top lyga būtų tas aukščiausias kriterijus, ne pagal pasaulinis, kad ten, žinai, šiam 2 ir visą tą kitą. Įvertink save. Gerai, nuo Peiso. Pradėkim nuo Peiso, jo. Jo. Nu kokio 8. Tada eina passingas. Tada eina shootingas. Shootingas. Nu tai pagal tuos visus podcastus, tai jau čia 30, ne? Nes, nežinau kokia. 7. Passingas, Irgi 7. driblas, 8. defending, 9. Kaip Fizik. strikerė. fizik. Ne, kokia 8-5 tikrai. Nu, fizikį yra. Ja. Parodai. Ir tada. Ir bendras overall.
Nu, gal kardas jau būtų gerai, kokį 7-7-5, žinai. Tai čia, kai išvardinate, atrodo 8-3 kažkas. Nu, 8. Arniukas, galvoju, iškart matematiką. Ja. Nu, kažkaip Sudėjo, padalino. Bus 8. Nu gerai, Arniukai, paruošk. Jo, tai... Ir reikės išrinkti geriausią klausimą, nes klausimų. tavo marškinėlių su parašu padovanosim klausimo autoriui. Jo. Pirmiausia, Simona klausė, ar buvo dienų, kai galvojai sustoti ir nebesiekti tapti profesionaliu futbolininku, kas tau padėjo nesustoti? Klausė Herku, 7 metai pasirodo. Tai kaip ir minėjau, kad turbūt nežinau, ką daryčiau gyvenime, o tuo metu, kad ir tie keli, bet svarbu žmonės, kurie padėjo, patikėjo manim ir aišku, iš šeimos pusės tiek seneliai, tėvai, tai labai banaliai gal skamba, bet iš tikrųjų, ko tai reikia daugiau. O šeštadienį po rungtynių ten buvo seneliai tavo? Jo. Atvykę? Jie Prienuose gyvena, tai jiems čia atvažiuoti, tai turi abonementų savų. Eimantas Šaulitis klausė, kokia istorija slypi už pasirinktų marškinėlio numerio 24. Šiaip nėra labai didelis istorijos, kai atvažiavau Vilnių, ten tuo metu sporto direktorius Šemberas parašė kokią numerį laisvai, pasirinkau 27, pasakė viskas ok, praėjo porą dienų, kad atvažiavau tuo metu Tadičius, pasiėmė 27, tai man tiesiog automatiškai 24 liko, tai taip ir toliau bet yra tas stengiu. prisirišimas, Nu kažkoks jo, bet man nėra, kad ten 10-7 būtinai ten. Bet rinktiniai, pavyzdžiui, neįmi 24, ne? Negali. Iki 23 yra. Ai, rinktiniai neleidžia, net tų didesnių. Ok, net nepagalvojau apie tai niekada. O tiesiog gavau 7, nu tai, nu, tada nesakysi, ne. 7, tai čia prestižas. Ne, tai čia jau lygis. Vytautas klausė, kokį patarimą duotum savo, jeigu galėtum atsukti 5 metus ar visus 10? O. Čia gal savo 16-mečiai vos netokie, ne? Atsukčiau ir biškį į dalykus, kaip čia pasakyti, nesakau, kad rimtai nežiūrėjau, bet labiau pasiruošti tiek psichologiškai, kad nebus šitas, tu pasirašai kontraktą ir viskas bus duota. Nes nežinau, gal tiek jaunesni už mane gal taip galvoja, kad čia dabar pasirašai, čia dabar žaisi lygoj, po to praeis metai jau užsienį išvažiuosi, tai gal jo, pasidalinsim pinigus. Jo. Tai gal tą, kad pasiruošti labai labai daug sunkaus darbo. Supratau. Toliau, man atrodo, pats smagiausias klausimas, kurį turiu čia. Vienas iš to komandos draugų klausė, nesakysi kuris, bet jau ūgis beveik 2 metrų arba virš 2 metrų. Sakykim. Paskutinį sezoną rungtynės apsivarėjai vartininką ir prieš tai tušti vartai. Tau už nugaros atbėga Leo Ribeiro ir Aminas Benčaibas. Abu reikia, jog duotum perdavimą, abiem reikia vieno įvarčio, kad taptų rezultatyviausias top lygos žaidėjas, kuriam paridensi kamuolį ar visgi muši pats. O parašė dar kitą sakinį. Dar vieną sakinį? Jo. Ne. Aš jau, man Maikės nereikia, dėkui. Ne, aš, kai dabar čia kalbėjom prieš tai, sakiau, pats geriau mušiu, nes po to tai vieno pusėje būsi, tai kito ir po to galiausiai nesąmonė gausi, tai jau geriau aš pats. Dar kitaip sakėjai. Čipa? Ai, pasimsiu užsikelsiu ir virš vartų, kad nei aš, nei Leo, nei Aminas. Nes tikėkime, kad ar ne paskutinėse rungtynėse jau nereikės to pergalingo įvarčio dėl čempionų. Ir persvara didelė bus. And Kuzb klausė, geriausias žaidėjas prieš kurį esi žaidęs? Tai pasisekė rinktiniai tada prieš Olandiją, ten gali tą visą 11 vardinti Olandą ir dar kas ant suolo. Tai nežinau, už tų Van Dijkas koks, Depayas. Nes šiaip, kai pabūni aikštį ir tada pagalvoji, nu ką, čia kai reikėjo tada po varžybų padėti su kokio Maikėm ten panešti, ten Vanerį, tai vaikštą ir vaikštavo Van Dijkas, ten tą rėmą išmetęs, ten koks Deliktas, Depayas, bet kai pagalvoji tokie patys kaip mes, nu aišku, ten jau jie žvaigždės ir panašiai, bet kai pagalvoji, ką tik žaidėm varžybos, tai nežinau, prieš tos visus Olandus gal. Ir čia dabar nesiniai dar gruzai buvo, tai kur atskėlė, ja.
Gerai, truputį nueinant nuo rimtesnių klausimų. Paulius Rimojas klausė, kiek mokėjau už šildymą šalčiausią mėnesį. O, kaip tik nuomojas būtų išpijau širvio. Tai mes kartais pažengiam, kad reikės, sako, nežinau, kokioj terasai, va, aš sakiau, prieš tai čia atsinešant dartus į komandos džimą, į mūsų džimą, kad geriau gal kamindi terasą ir kad atei žmonės ir mokės mum ir po to už komunalus mokėsim, nes komunalai buvo 200 eurų. Tai žinai, daug dar visai, čia šalčiausias mėnesį. Nu, 30 kvadratų, tai... Yra. Klausė Emilis dar, kas yra geriausias draugas Kauno Žalgirio, turbūt atsakėjau, manau, podcast'o pradžioje. Jo, aš tai, negali čia įskirti, bet tarkim, jeigu su kuo leidai už aikštės, tai va, davė Kauniku, visą laiką bandom, aišku, Fedė pasikėti, bet Fedė labai užimtas žmogus, tai laukiam tos dienos. Žinai, kai visokios reklamos, filmavimai, Fedė. Dar ten jiem Fedė jau, tarp kitko, laukia, sako, šiandien, tarp kitko, ir sakė, sako, tai kada paleisit, sako, aš tiek prisifilmavau ir nieko nematau, nieko nekeliu. Čia ką filmavom praeitą savaitę, turime? Nu ir dar anksčiau. Visko yra. Tai greitų metų. Laukit, toj bus. Oi, žinau, apie kurį vienetą kalbat. Ja, okei, ir po Libomų Ropkį klausėm, koks buvo sunkiausias momentas tavo karjeroje. Gal tokį vieną išskirtą arba laikotarpį, vat, būtent. Tai čia kaip irgi pakalbėjai. Jo, arba galėčiau, kur dar sakiau apie tavo Brightono akademiją, kur ten vos nepagaliau, kur sakau, tas tėvų toks indėlis buvo, kur ten dirbo dienom naktim ir pagaliau atrodo gal tavo ir kokį pinigą gausi, kur galėsi vos ne viską atiduoti ir išvažiuoji su viena mintim, ten va dar apsigiri visiems ir pasako, kad nesi reikalingas. Tai. Aš dar tada norėjau paklausti, Kažukolovas jau buvo ten, ar jis dar vėliau? Ne, jis ten buvo. Jau buvo. Aš atsimenu, kai pirmą dieną jo Brightone reikėjo praeiti tokia, nebuvo ten, kad medicininė tokia patikra, kai va čia atvažiuoji į kokį klubą ar į bet kokį klubą. Ten tiesiog taip buvo, šiaip turbūt parodyt man turbūt labiau, kaip vyksta klubuose dalykai. Tai kaip tik va buvo Kipras, tai ten taip pasižiūri. Žinai, jis neįžinojo manęs nieką, bet smagu pasisveikinai. Tai. Kipras vyresnis, ne, 3 metų už tai. 2000 Kipras, ne? Taip. Tu teisus. Ačiū. Tai tą tylę notą gal ir baigsim, ne? Nebėra? Realiai tiek, paskui jau daugiau plius minus persidengė. 200 kokie buvo. Kas jokingiausias, tai Fedė. Ir jis labai nori, kad aš šitą parą atsakyčiau. Nu, tai paskaityk Fedės klausimą. Turėjau dar. Okay. Ir Fedor Černyk klausė, kas yra geriausias Lietuvos futbolininkas ir kodėl tai būtent Motiejus Burba? Bet aš negaliu, jisai mane, tai tarsi jam net nereikia nieko, turbūt sakyti, ateis treniruotės, neįmanoma būti treniruotės žmogus. Apie tą davęs konto, visokius ten, wow. Bet ne, Fedė geriausias Lietuvos futbolininkas, legenda vis tiek, taigi daugiausiai sužaidęs. Tai šiaip galėsi to atsižinti tą nuotrauką? Nu tą, kur Fedis sugeneravo ir suskonto žaidži. Ir dar paskutinis, gal manau, čia klausimas, kuris būtų vertas dėmesio. Žinok, aš turiu dar keletą. Okay. Nu, čia yra labai gerų dar Instagram'e pakritusių. Aš sakau, čia tik po kritusių. Tai varyk, berniukai, aš dar porą Amelija klausė, tai kokia geriausia lietuviška daina? Ir čia būčiau irgi uždavęs panašų, kuri daina dabartinį tavo karjeros etapą apibūdina geriausiai. Be spaudimo. Ne. Gal kur paskutinę vos ne Instagramą įsikėliau ir ten, kai mūsų prancūzai leidžia tas dainas žymę ir po to Žarysas man pasakė, sako, žinai, ką šitie žodžiai reiškia? Sakau, ne, ir ten išvirtė vos ne, kad vos ne buvom niekas, dabar mus ne tik prisimena vos ne savo namuose, bet ir kažką Europoje, va, buvom ale, nu jisai kaip prancūzas, tai tas ten dainuoja, kad mes čia va ne tik žinomi Prancūzijai, bet ir žinos mūsų visoje. Čia po Hegelman rungtynių? Nu, kur Superstar. Okay. O lietuvių daina, nežinau. Jessica. Ateisi varžybas, ar ne? Bus matyti. Algis planą buvo paruošęs. Jeigu pateksit į Europą, paorganizuosi. Klausimas,
sakei ir skambėjo sudėtingai kelionė iš terasos dažymo į Vilnių atgal su traukiniu. Laurynas Kulikauskas, kitaip žinomas Ice Ice Baby, iš Telšių klausia, kada teisės? Tikiuosi šiais metais. Pradėjai laikyti? Ne. Metai artėja į jau pusmetį. Ne, bet jis tikrai žino, kad jisai pats pirmas sužinos apie jas, nes jisai, ką man rašo, tai vien apie tai. Visokie rilsai, tik to, kai... Tai motivacija kažkokia duoda tau, ne? Ne, neduoda. Nelabai. Bet 22 metai, ar ne, dabar jau, kaip sakyti, ne tai, kad įprasta. Fede 23 išsilaikęs, tai aš va. Okay. Aš dar turiu. Bet šiaip, kodėl? Nes dabar atrodo, ar ne, bent jau aš save atsimenu, mano aplinkoje jau visi 18 ten spurda, kad kuo greičiau tas teisės išsilaikyti. Tai aš ir spurdėjau, bet aš buvau Kėdainės, atsimenu, 17 ir ėjau teoriją laikytis ir per tą vieną klaidą, kur ten gali 8. Ir man, pavyzdžiui, ne futbole, bet tarkim gyvenime, jeigu kažkas nepavyko va taip, tai aš ir kažkaip taip sužlugdė, nežinau, ir po to kažkaip prisibijai tokių dalykų, nežinau. Nesigėdis pasakant, kad bijau iš tikrųjų, bet kažkada reikės, tai ateis. Ir Kulis tikrai pats pirmas sužinos. Bet jau jauti, kad yra poreikis kažkoks. Tai jo, tai. Gal čia Vilniečių dalykas, tų teisų kažkaip privengia. Nes tikrai nemažai pažįstamų, kad turi tai. Что-то не так. Griežtas iš jo. Šioje tinklalaidėje nekartą paminėti Mantiniai. Klausia, į kur planuoji kelionę po sezono? Mes galvom, kad skristi Braziliją 3 po sezono. Okay. Favelas. Jo, nes turim tiek jie iš savo pažįstamų, tiek koks Leo Ribeiro kažką padėtų, tai yra tų daug brazilų ir visi sako, nuvažiuoti ten tikrai reikia pabūt. Ta ant to paplūdimio tą futbolą paspardė. Tai aš matau, kad Leo dabar po įvarčių šokį šoka, tai 27 metais sezone Matėjus Burba. Išvysim gal kažkokį panašų scenarijų. Jo, žinok, daug tas, tarkim, Rilsas surinktų peržiūrų, bet ne iš geros pusės, nes būtų tragiška labai. Bet čia mes juokiamės, kaip pas juos yra tas toks, atrodo, įgimta, kur paleido po varžybų dainą, ir ten mažiukas, taigi tas vaikelis, ir jau taip, tik tai pečiukai, norėčiau ir aš taip mokėti. Tai palauk, Klausyk, dabar dar geras klausimas, jau kad paėmėm Leo, tas epizodas, kur prieš Transinvestą jis nemušė į vartus, kai Girdvainis traumą gavo. Kaip komanda, nes mes nežinom, ar ne, klausytojai nežino, kaip komanda reagavo į šitą epizodą ir kitas klausimas, ką pats tokioje situacijoje būtum daręs? Į divatką. Nežinau, reikia ten būt tuo momentu pačiam su to kamuoliu, nes po to, kai pagalvoju, taip, blogiausia, kad mes taip atidavėm tą kamuolio, po to 3 kart, kai mūsų žaidėjas gulėjo, tai niekas neišmušė kamuolio. Tai toks, kai pagalvoju, tai buvo, kai pakeitė, sėdėjom ant suolo, nesakysiu, kas sako, pasakė ant Leo, jis nebuvo ant suolo, aikštėj dar buvo, sako, Leo, muštą įvartį, nesvarbu, nes kai pagalvoju, sakau, gražiai pasielgė ir tikrai viskas gerai, ir po to ir Girdvainis buvo atėjęs pas mus į Rūbinę ir norėjo Leo ranką paduoti ir tikrai padėkot, bet Leo buvo išvažiavęs jau. Tai aš visą laiką tik už tokius dalykus, bet sakau, kai mūsų žaidėjai 3 kart gulėjo, tai nieks to kamuolio neišmušė. Karma grįž. Irgi klausimas, jeigu įmuštum pergalingą įvartį prieš savo buvusią komandą, ar švęstum? Ne, aš tai neturiu ten to kažkokio ir manęs, atsimenu, klausė, ko prieš Džiugą ten, tarkim, džiaugiais prieš Sūdą, tai man, nežinau, aš gal kažkaip netaip mąstau, bet aš, tarkim, tuo metu Vilniui priklausiau. Tai čia buvo toks nuomos klubas, čia nebuvo, kad aš perėjau, 3 metus pabuvau klube ir perėjau kitą, vėl kokius 2-3 metus, nes ten buvo nuomos klubas, bet tai nereiškia, kad aš ten nejaučiu jokios pagarbos ir panašiai, nes tiek Telšiai, tiek Kėdainiai, tiek Marijampolė man labai daug suteikia. Gerai, Motiejau, tai išrink, kuris labiausiai patiko klausimas. Ir ten... Giminės susitik.
Aš galvau parašyti, bet aš galvau tėčiai nusiūs, bet aš negirdės tokio vardo pavardės. Nes bus, tipo, tas susitikimas, kur čia pas tos senelius Prienuose čia Liepa. Bet aš, pusseserės mano yra Norvegijos, tai aš nesuprantu, kas čia... Ne, tai klausimas, ar būsi, atsakyk, taip. Būsi, jo. Gerai. Nu tai va. Tai va, treli. Ką renkam? Nu tai jau čia tavo. Fėdė. Tai jis turim. O kokie buvo? Buvo apie šildymą, man patiko. Šitas variantas. Sunkiausias momentas karjeroje. Geriausias žaidėjas, prieš kurį esi žaidėjas. Kokį apie numerį, kokį patarimą duotum savo, ar buvo dienų, kai sugalvoja nebesiekti ir tapti profesionalų futbolininku? Daina. Jo, daina. Teisės. Ne, Paulius turi Maikį, tai jam nereikia. Gal tą, kur atsukti tą laiką 50 metų. 50. Jo, ką pertum savo. Tai Vytauto Kačerausko, sveikinam, laimėjus Matiejaus marškinėlius. Lauksime jūsų dydžio marškinėlių ir gausime parašą ir pristatysime. Pasirašys, Matė. Pasirašys. Tvarkoj. Tai ką, vyručiai, ačiū. Iškepėm po 3 mėnesių pertraukos epizodą. Tikiuosi dažniau. Šiaip irgi paklausiu pabaigai. Mes šito iš tikrųjų nesilaikom, bet paklaus galima, gal pradėsim šitą tradiciją. Kas sekantis į tavo vietą? Į Kaunikas, o kaip jam nepatės. Davės. Šiaip manau turėtų istorijų apie Skontovą. Skonto arba Fėdę reikia. Fėdę. Gerai. Būkinam, ruošytas, berukai. Lauksim šitoj sofui. Dėkojom Time Out eilinį kartą. Paskanavom ir jo. Ačiū Motiejui, ačiū Arniukui, Ačiū jums. Ačiū Nedui, ačiū man, ačiū kolektyvui už kamerų. Iki kitų kartų. Viso.